Buvo huienas modeliukas. Dabar čia vadinsit mane moterim tikriausiai, bet aš... 100% manau, kad... Aš dar nepasakiau, jaučiu pintinės. Ir po kelių dienų man skambino buto šeimininkas, sako, ble, Deivi, reikia šnekėti. Sakau, kas yra. Sako, skambino čia kaimynės, kad bybis piešė, sako. Bet aš Kobra 11 nežiūrėdavau, nes vietoj to tada rodydavo H2O, kur ten apie tokias 3 draugės, kurios yra... Per daug nesiplėsim, bet man pačiam įdomu. Gerai. Tai prasidėjo viskas nuo ko? Prasidėjo nuo to, kad tu pavogiai bairį. Ar matė jo? Kaip ten buvo aš? Oi, kaip mes čia sofistikuotai. Blet, Neina toliau stalą pastatyti. Ne, žinok, dėl simetrijos taip gaunas, tipo. Tai labai keistai atrodo, kad prisitraukai stalą tą prie savęs. Ir jeigu klausi, tai eina, nes senos galas ten, tai būtų įmanoma šiandien. Gerai. Tu neišduok mūsų paslapčių visų. Kaip tu gyveni, Benžiu, dabar? Kaip tu laikai? Palaukit, kur reikės sakyti, būčiau savo staliuką atsinės kažką čia, kad to... Žvejybinė kėdė tokia. Kažką, kad kėdė. Žiūrėk, panelė, gal tu mūsų asistentė nori būti laikytoja šiandien. Kiek klubom žmonės. Visą vakarą. Negali taip sakyti su svečiais. Gerai gyvenu, šiaip. Gerai gyveni? Jo, visai Nestresuoji, pavyzdžiui, dėl ko nors, dėl dalykų šiaip gyvenime. Šiuo metu ne. Kas nors tau kelia stresą, pavyzdžiui? Būna situacijų, faktas kažkokių tai... Ai, va, stalo nėra gerai, sako žmogus, bei priminė, va čia visai kelia stresą. Čia biški alkoholiko brožas, kad, tipo, man dabar kas kelia stresą, tai kad nėra kur pasidėti vis stakaną. Ne, gerai, nekelia, nieks nekelia, viskas pasiščiau. Zaibys, gerai. Viskas gerai, nieks nekelia. Gerai, nusiraminsiu, man nieks nebekels. Viskas streso. Kodėl tu baltą vyną geri, kas tau yra? Šiaip geriausias gėrimas. Alus yra. Ne, šiaip vynas, žinai dėl ko, nes nuo alaus baisiai išpamsti. Pizna, ta prasme, auga pilvas tiesiog, belaikant stiklinį. Nu, šitas yra. Bet mane išpučia, žiauriai, man kažkoks yra. Man sakė kažkokia tai, kaip vadinas daktaras, kuris ausis ir gerklę tikrina? Karolis. Loras. Ai, Loras, voras kažkaip. Tai man voras sakė, kad pas mane yra pasišiaušus nugarėlę kažkur ten kurva gerkliai. Aš tai manau, kad gydytojai žino, kad mes jų nepatikrinsim. Ir sakai, sako, bet ką? Ir jie pisa protą, karočią. Tai va, tai man sakė, kad man negalima gazuotų gėrimų šiaip gerti. Ir kad man kažkas ten gali būti biškiai su skrandžiu gal. Tai šiaip yra, jeigu net geriau gazuotą iš tikrųjų vandenį namie, jaučiuosi, kad, tipo, išpamstas skrandis. Tai va, tokiose vietose, kur nenori išpamt, tai geriau vyniuką. O šiaip tai alų jo. Dėl gazuotų gėrimų nežinau, bet jeigu alus tave verčia išpamt, aš esu linkęs rizikuoti. Aš dėl alaus... Alus yra numeris 1. Aš nežinau, aš gal artimųjų ir nežudyčiau dėl alaus, bet... O kokį pavyzdžiui padarytum, Davidai, dėl alaus žiauriausią dalyką? Plikai nusiskušiau, nežinau. Šiaip nedaug reikia, ką tai, žinai, viskas gerai. Kitais metais reikės galvoti naujo jau. Negerai, užsietas nebeveiks, žinai. Padaryčiau nemažai, dabar ant vietos nesugalvoju, kai čia paklausė, kai mes nesusitarė, visiškai tu klausimus pradėjai klausti, kur nesitarėm. Čia improvizuoti? Čia ne pagal scenarijus. Ir dabar aš toks sėdžiu pasimetęs, nežinau, sulausiu. Pišiau kažkam į galvą, žalų. Už vieną alaus? Kažkokiai 8-metį mergaitį. Kodėl būtent mergaitį? Nes vienintai, kurį paimčiau, sutraiškyčiau kaukolę tikriausiai. Okay. Aš tik noriu, kad kas žiūri dabar iš valstybinių institucijų, tai jisai juokauja savotiškai, bet juokauja. O kurva. Va, kurva, kaip namie. Seka, kas lėktuvas tau čia, blėt, paprašykit to pono iš 4 eilės, kad batus užsidėti. Labai atsiprašau. Šiaip yra buvę. Jo, smirda, kitų kovas pizda. Ir visas lėktuvas, kadangi, žinai, vienas cirkuliuoja oras. Užuodi iš karto. Jeigu pas ką yra atstas, viskas. Nu, tu turi gausiai tų istorijų, mes prie jų pereisim. Bet dabar noriu tiesiog bendrai paklausti, pavyzdžiui, ką tu šiaip veiki pastaruoju metu savo gyvenime, kas užima daugiausiai tavo laiko? Nežinau, šiaip viskas iš esmės panašiai sukasi. Dabar apžvalgų biškį nedariau iki balandžio 7 ilsiuosi, tai filmuojam podcastus ir namą perkam, tipo, tai va čia tokie 2 dalykai. Tiesiog, randu. Tai tiesiog, 2 tokie svarbus. Antradienis po 7:16 perkam namą mes. Okay. Jo. Šiandien šiaip turėjau gauti iš banko jau kažkokia, kur ten banko komisija yra.
kuri turi jau galutinį sprendimą, aukštesnioji kažkokia komisija, bet negam šiandien. Tai tokie, žinai, kur, mes gausim paskolą, žinom, bet dabar tokie, kur jau, šiandien turėjo būti, bet greičiausiai bus rytoj. Žinai, kita toksai kaip ir biški baisu, nors nėra dėl ko, kad būtų baisu, bet ir tuo pačiu ir subinės pirga, kur jau toks, duokit greičiau, žinai. Tai va dabar tokia emocija gyvenam jau. O šiaip... Aš mėlynos zonos nebeįpirku. Man būna kartais draugai sako, kur susitinkam, gal Smetonos gatvėje, tu gal durnas. Aš būsiu finansiškai suluošytas, jeigu mes susitiksim centre. Aš matai neparkuoju mėlynų, dėl to namą nusipirku. Ai, dėl to. Aš čia matai. Matai, kas ir Dėlis 3 metus vaikščiojo, tiesiog su mašina nevažiavo, jis vaikšto ir... Seniai, tai bomžai čia turėtų rūmų statytis tada. Ar tu galvoji, kad bomžai ant dizelio išdegina viską? Ne. Jeigu manęs klausai. Abudu Deividai. Nežinojau, kurio klausai. Tai bomžai ant dizelio, bet ne mašinai, savo išdegina viską. Ai, tipo gerė, sakai. Taip. Nu, tu prašau bomžo rūmų neįžeidinėt. Aš labai šiaip gražiai, taip, perteikiau, nesakiau, kad, blėt, jie laka kurva ir jie apsimyžė guli. Aš gražiai pasakiau, kad jie... Atsiprašau, kad jie geria dizelį. Labai gražiai, kad jie geria dizelį. Čia dizelis nebūtinai brendo pavadinimas, čia gal metafora tam tikra galėtų. Tu galvoji, kad dizelis čia merčas, kas čia yra? O šiaip su kokiais sunkumais, ką reikia žinot perkant namą, su kokiais sunkumais, manai, kad susidursi, pavyzdžiui, pats statysies kažką, nes tai iš veido man netrodo kaip tas žmogus, kuris pats statytų. Netrodo nagingas iš čia. Atrodo, kad tu afganai panai nagus nulapai. Ačiū, kuro. Bet kaip, ne, matai, mes perkam jau pastatytą namą, bet be apdailos be nieko. Kurva, dar geriau, blečiak. Žiūrėk, pradėjai girtis, aš vieną lausį išgeriau, aš pasiutęs, na. Ne. Nes tu matai, išgeriai vyno, tu taip atsisėdai. Sen. Aš išgeriau lausą, aš taip sėdžiu, kurva, blėsiu tų namų. Nes tai yra išpūtę, tu mišti jau nori, jau tau nuo to. Ne, aš šiaip jeigu atvirai, tai triest noriu, bet šit noriu triest nuo ryto. Ojojoj. O kas tau neleidžia triest? Tai kas tau yra? Ne, man leidžia, aš tiesiog žiūriu, kiek galiu save spausti. Blet, ne taip ir nori, jeigu išlaikai sen. Realiai, jeigu normali trydo, maks pusvalandis ir prisišykęs. Čia skamba kaip žmogus su patirtim šitas. Patikėk, esu prisišykęs. O tu esi per prievartą pritriedęs? Blet, netyčia esu prisišykęs bevažiuodams mašinai. Būtų keista, kad būtum tyčia apsišykęs, kad apsidairai toks. Apsišyku. Matai, mane gujausia, kad mašina su sankaba, ne automatas. Tai tu, blėt, nesėsi pritriest, tu supranti, tu visą laiką ant sankabus užmynęs, nachais, ir tu taip važiuoji. Žinai, kur su šitą koją dirbi stabdyti, o tu, blėt, nes, blėt, lieva išsės. O ką, gerai, grįšim prie namo, bet man dabar klausimas, tu apsišikai mašinai, kokia tolimesnė eiga buvo? Įvyko faktas? Jo, ir po to... tai gėda buvo beprotiškai, ne kiek gėda, liūdna, prieš patys, ne, realiai, žinai, iš tikrųjų yra tokiose vietose būna, blėt, ne gėda, o liūdna, nes gėda nėra prieš ką, kad būtų, bet tau liūdna, kad tu esi, blėt, ten 30 metų vos ne vyras ir tu prisišyki mašiną bevažiuodam. Supranti, va, toj vietoj atsiranda toks, kur ir gaila savęs, bet ir toks, kurva nasila, tai žinai. O galima apibrėžti, kiek apsišikai? Ar čia buvo, kad biški nuspalvinai? Kurį kartą? O tu turi katalogą apsišikimų? Esu apsišikęs materialistai. Irgi, bet paskui... Mes kitą akmenį, kuris nėra, karočią. Ne, klube apsišikti, aš suprantu, gal galima. Pilnai esu prisišikęs. Ką reiškia, pilnai esi nutriedęs? Dažnai pilnai prisišikęs. Žinai, kiek prisišikau materialistai, tiek, kad kai stovėjau ir laukiau eilėj vis dar, įkišau į galinės kišenės rankas ir patraukiau kelnius nuo šiknos, kad nesušlaptų, nes dar vakaras turėjo tęstis. Ai, čia tau nebuvo pabaiga? Ne, sen išmečiau triusikus, iš tualetinio, šlapinau tualetinį į tualetą, nusiplovau subinę bebūdamas kabinai ir, baisiai atidėjau iki šalį. Lietuviškas magaiveris. Aš tą patį esu daręs, tik Kaune. Man tas pats yra buvo. Tai čia kam nėra buvę? Aš irgi apsišykęs esu jo. Tai viskas. Triusikus išmečiau. Jo, trausus išmetė ir... Čia yra, norit pasakyti, normalus dalykas, tiesiog nuvaryti. Mes nesakom, kad čia normalu, bet pabandyti. Kai tu padaugini klube kažkur galbūt ten kas alkoholio, kas ne tik alkoholio. Ne, man tai buvo... Tai jūs į triusikus žiūrit ne kaip į rūbą, kurį nešiojat, kad jūsų BBC kelnes nesitrintų, o kaip į gyvybę. Nu, realiai. Vieną gyvybę, kurią, jeigu ką, ar mano vakarą... Ne, man tai aš buvau blaivas ir tiesiog žiauri buvo vandeninga tryda ir tiesiog ir šiaip tūlika eilė, belė kokia buvo. Ir aš jau kaip ir jau matau, kad tą, žinai, jau suksim link ir tada tiesiog bestovėdamas... Na. Ir tada yra dalykas, tu turi greit veikti, nes kas už tai stovi tiem pizda. Supranti? Bet tam pasisekė įlindo. Turi užkalbėti dantį tiem, kur... Buvo tokia riba, kur realiai galvo gal eiti į pisuarą bandyti triest. Nes, tipo, kaip ir techniškai. Gerai, ar jūs, pavyzdžiui, dažnai apkaltinat dėl savo padarytos smarbės kitą žmogų?
Būna jums šitas dalykas. Žinot, pavyzdžiui, tos žmonės, kurie jeigu paperdžiu, sako, Ja. Karolina, čia tu prisišikai ką tik. Aš tai šiaip būna pakaltinu. Mes lėktuvę šiaip nuperdinėdam, taip žmonės praeidami. Seniai būdavo jokinga, tu eini per lėktuvą visą tą. Ir tu perdi, ir taip, leidi, ir tada matai, sėdi koks klasas. Jau, tas toksai, ble. Ir visada kaltins storiausią žmogų. Tai niekada gražios stordėsės panos nekaltinsi, kad, va, ble, Ramunė nuperdė. Ne. O, eina Ramunė ir... Ramunė neperdžia, pasirodo Kaip perdžia. su balionu vaikšto ir leidžia pabiškai. Pasirodo perdžia, bet grįžtam prie mašinos nušykimų. Kodėl tu... Ar nebuvo galimybės išlipti tau, tu kamščiai sėdėjai? Jo, ten, supranti, aš šiaip nešiku kelnes, kad šiek tiesiog, žinai. Aš tikiu, kad čia nėra tipo tavo hobis. Ne. Ten tiesiog yra, kai būna jau nekontroliuojama. Nu, kur vanduo, realiai, žinai, kažkas, kur tu, tipo, tau viskas gerai. Jo. Ir tu tiesiog pajauti, belia kaip aštrų tą durimą į apačią ir tas pilas jau... Bet tu pasiderink, sekundė. Kur tu dohuje, tai Seniai, bet pasirodo. Šiaip aš žiauri daug, net ir paprastom dienom turėčiau iš tikrųjų namie, man... Paprastom dienom, tipo... ne savaitgalį. O kaip ar savaitgalį pritridžiu, tai... Ne, o ne daily base, tipo, eina kažkaip, kažkas nesuveikia pas mane, nu, tipo, būna, kad nesusijungia kažkas ir, na, atsibūdau, kažkada, ble, atsneruoju, atsibūdau trečią nakties, pradėjau neužmigt paskui, na, sėdėjau, šikau realiai kokią 20 minučių, pizda, neužmigt. Išbūdino tave. Gerai. Jo, žiauri. Žinant, tai aš dabar paklausiu, šikai į lovą ar į tulį? Ne, į tulį. Ai, tulį. Tada nuėjau, netingėjau. Nu, va toks atsisėdau, kur tu sėdi, į lovą, 20 minučių lovą, jo, į lovą, 20 minučių iš Sėdėjau, leidau, čiūžinį. Nenorėjai tulį, kad nuėti? Ne, pradėjau. Kur jau beisi čia. Man biškai užpisa tas, kad mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur tu, pavyzdžiui, negali prisipažinti. Kad, pavyzdžiui, aš dabar galvoju, kad papersiu ir jaučiau, kad atsivėrė. Pas tai taip yra? Žinai, dabar šią akimirką ne, bet jeigu būtų, aš norėčiau jums galėti pasakyti. Tai tu sakyk, o iš tikrųjų, kas tai stabdo, pažiūrėk. Aš, pavyzdžiui, kai Kaune apsišikau klube, aš draugelį, pirmas dalykas, kam pasakiau draugelis, kur prisišikau. Aš noriu pasakyti, Davidai, kad tu nesi šviesulys šitoj situacijai. Aš nežinau, reiktų sekti tuo pavyzdžiu. Mane mama Saulytė vadino, tai gal aš galiu šviesulys. Bet Bliau, žinai, nes, pavyzdžiui, būna tikrai tas, kur tipo sėdi, atrodo viskas gerai ir toks... Tau viskas gerai, jo. Galim su to degalinį gražiai. Kur tipo perdi, bet Rudis Bučkį duoda 3 kandidatus, išlenda, Taip. atsitraukia. Vadinami prerijų šuniukai. Iškiša galvą Šitas. ir suleidžia atgal. Kūrinius, Jo. na. Aš už vakar tokią šaibą pisau, kad šuo iš kambario išėjo. Į kitą kambarį išėjo. Toks, jis mane džadžino, atsisuko ir išėjo, blėt. Rimtai. Senka, turėjo būti labai. Jeigu šuo išeina kaip paperdi, nes ten šuo valgo šiaip žmogaus šūdą radęs miške. Jeigu tavo šuo išėjo, kai tu paperdai. Tai ta pas save Tai vidus, eik tu tavo na. organai pūna. Aš noriu, kad tu suprastum, ten jau nėra išmatos, tu Ne, pūni iš vidaus. Jo. aš visiškai suprantu šitą, bet aš biški didžiavaus. Kad aš, Ai, tipo, paimė Kad nuperdei šunį, na? nes aš nustebinau šunį. ta prasme. Aš padariau jam įspūdį. Aš supratau, kad jis išėjo, jam smirdėjo, bet jis mane gerbė. Kažkaip pagarbos lygis padidėjo. Tai jisai taip matuoja, jo. Tu manai, kad šuo atsisuko į tave toks, senis dar turi smarvės. Vis kažką moka, blėt, ko aš nežinau. Nu, super. Ok, gerai, tai kiek tu laiko važiavai dar apsišykęs? Blėt, Deivis, man patinka, kad pavirto Orijum Gasanovu dabar. Na, tai grįžkime prie šūdų. Kiek tu Ne, dar aš šiaip apie namą klausiau, bet jis pasakė detalę, kad apsišyko mašiną iš negaliu. jo. Apie namą toliau. Net neklausinėt. pats kaltas, pats pradėjau čia. Mūsų tinklalaidė stovi labiau ant šūdų negu ant namų, žinai? Nu jo, tai tai- ant tvirto pamato, vat, ir tiesą sakant, nebuvo tvirtas pas mane pamatas, jeigu pasišikau Jis kelią. labai skistas pamatas pasirodo. Škot pasakai. Tai greitai šiaip, nu, nes ten netoli, o namai buvo, tai žinai, jau ten išsirietęs grįžau ir jo, tada nukirpau triusikus, nes nenusimauti. Seniai kaip gaisrininkai išgelbėjo žmogų, kur turi prakiršti rūbą medikai. Tai ir buvę. Tai tiek, ką jūs šį vakarą. Ne, normaliai, Deivi, nu dabar tu kaip apsitrėdai, pasipasakom. Jo, pas mane tai buvo tryda, o pas tai kas buvo? Blemba. Irgi. Emkė su šampanu ir su... Ne, matai, kaip biški išgerite ir atsipalaiduojate raumenys ir aš... Čia tada, kai ratus valgy. Kokius ratus, ką tu nusišneki?
Čia šiaip, Kuris alkoholis atpalaiduoja anusą, pasakyk mum. žinai, kas To atpalaiduoja? negersim tada Visi mes. patrūk, esi žaidęs į 8, kur Kur- vyksta ir bartenderis po to, tipo, Ir sprogsti dažniausiai, jo, jo, jo. Tai aš va tokį molotovo kokteilį A, išgėriau, man atrodo, okei. kažką panašaus. Tai, jo, bet aš sakau, aš irgi, nestresavau, tipo, aš jaučiau, man nebuvo tos, kur, apsišikau, man buvo, Dar ir tai būna pas mus. kažkas naujo. Nuostaba, nebuvo tavo pirma reakcija. Padariau, pasakiau draugeliui, pažvengiam, blėt, po to su kažkojo panašu šokau už panai, tai pasakiau, kad Na, eksina. Nes man atrodo, kad čia juokinga bus, nebuvo. Aš ir norėjau klausti, ar jai buvo. Man tai buvo, jie tai išėjo. Iš karto, momentaliai. Man nepabaigus pasakyti sakinio, jau... Blet, tu įsivaizduoji tą mergą, karočią, jinai, pavyzdžiui, gal neseniai išsiskyrė, žinai, ir jai draugė sako, Aiste, nu zaibal, varome miestą, susitiksiu kokį normalų čiūvą. Pašoksi ir tau bus geriau. Aš prisišėkau. Okay, Aš dabar pilnai apsišykęs, tai mano BBC džinsus trinas iš kitos pusės. Ne, nėra, kad O aš... ką tu studijuoji? Ne, nėra, kad aš apsišykęs, neapsikabinęs buvau, aš jau buvau, jau faktas, tvarkė, jau ne? susitvarkęs, jo. Aš ir pasakiau, kad tu negal, kad aš dabar apsišykęs. Negal, kad aš nesavarankiškas. Aš apsiprausiau. Aš negyvulys, jo. Gerai, Nedai, tu esi buvęs arčiausiai tada, nes kaip suprantu, nesi prisišykęs niekada gyvenime. Esu tipo nutepęs truputį. Bet tai ne. Ką reiškia nutepęs? Nu tie, kad, tipo, pavyzdžiui, įgišu giliau į skalbinių krepšį ir apsimetu, kad čia nebuvo ką. Ai, okei. Bet jau šiaip, kad paleis dūdas nėra buvę. Ne, esu kai paskutinį kartą apsišikau jau būdamas vaiku. Manau, man buvo, jo, 17 metų buvo. Šitas pasakas, man atrodo, aš vaikas buvau, man buvo kokias 7. Iki kokio amžiaus, kad nėra normalu prisišikti? Kad jau, tipo, dažnai kur... Aš manau, kem Jau 7. Ne, taip, nuo kem 7. Į normalu gal. Jo, žinai, kas yra keičiasi, kaip varpo skalė keičiasi, karoči. Tipo, yra normalu, nenormalu ir tada vėl normalėja. Iki 10 ir nuo 7, man atrodo. Jau Nuo bus, tipo, 7 senių? Lai jau daug Žinau, nuo 5 normalu. Ant 7 jau, kažin, ar mes bebūsim gyvi, žinai, tu biškai duok laiko dar mums pašikti. Daug laiko pasidžiaugti, galima kelnes pašykti. Biškai atlaisvink tuos diržus, žinai. Esat pagalvoję, kiek gyvensit, kiek liko jums? Ko tu žvegi, tu linki? Duok, žinai. Tam tai čiūjų nedaug. Aš galiu pasakyti 3,5 ir čia jūs interpretuokit ko. Žinau, kad 100-metis ąžuolas tikrai nebūsiu. Be šansų, ta prasme. Max rašyčiau savo tarp 5-7. Aš sakau, kad tu drasus. Aš sakau, kad tu seniai, tu dar porą Daug dėjo, mėnesių ne? išgyvenk, blė. Tu dar porą savaičių datemk. Ne, aš nežinau, aš tai galvoju, kad aš norėčiau dar gyventi kokius 7-5 ir tada išeit kaip nors įspūdingai. Ką reiškia įspūdingai? Aš nenorėčiau, pavyzdžiui, mirti, nu, liūdnai, lėtai ir skausmingai. Sava mirtim nenori mirti. Jo, ligoje, ta prasme. Aš norėčiau visiškai nuogai išsirengęs, su ginklu, įsirauti Lidlą ir valgyti bandelės, kol mane nušaus aras. Ble, Lietuvoje nešaudavo, čia nepaaižinok, Lietuvoje ne... Šiaip Lietuvoje žiauriai yra, kad nešaudo. Va ir ne, Lorenzą nušovė. Aras. Ir jis prisikėlė kitam sezonui. Zylė irgi nušovė ir prisikėlė. Bet ne Aras. Tai, blė, Armaniščių darbai su... Nu jo, teisingai, Latvija. Ble, jūs serialų prisidėjo, žodžiu. Blėt, į baną. Matau. Ok, gerai, grįžtam prie chatos, biškį. Blė, na, širdžiai galvodėjus, kad gerai grįžtam prie šūdų. Jo, Ne, tai padarė- kiek tu važiavai? Meninis intarpas buvo toks, gal nuo fekalių nepradedama, dažniausiai įsivažiavę, šnekam apie šūdus, bet ką padarysi. Pats užsiminėjai, žinai. Skanaus, kas valgė visiems jau. Gerai, tai ką reikia žinot, projektuojant namus ir... Tai sakė, perka pastatytą Nu, namą. gerai pastatyta, bet tai tu vis tiek kažką, nu, tipo, tu... Tai svarbiausia, žinai, žinot, ar gausi babkę, ar negausi iš tikrųjų, ar gali, ar negali nusipirkti, žinai, paskui jau ten, jo, žiūrinės. Nėra ten, kol kas bent jau nėra sunku, kai reikės pradėti įsiruošinėti, tada jau čia jau ten, nahui, įsiūsiu visus, žinai, tiesiog, eik tu, nahui šitą, taip, blėt. Jo, ne, taip, blėt. O jau buvo susipykę tą įsirengimo, pykti Ne, turėjot? ne. Aš manau, kad nebus, nes mes šiaip apskritai nespykstam, taip, mes pas labai kažkaip taip. Niekada gyvenime. Gal vieną kartą. Su kuo tu susituokęs? Gal vieną ar du kartus esam spykę, bet jau kai buvom bais pripis. Kur žinai, kur jau tiesiog tu ne taip idėjai bulvės kepti, antrą nakties ar fryer, tu ten. O jūs pripisė bulvės kepas? Seniai, yra stadijos pripisimo. Būna dar ta stadija, kur tu pagrįžti namo apie 2-3 nakties. Pas mane yra viena tokia, kur bulvyčių free su 3 prieskoniais kepu kuruot. Dar reiškia, nu, toksai, kur atsibusi normalus ryte. Žinai, kur yra tokio, kur tiesiog pareini ir pareini, bet Taip, jeigu taip. maistą gamini, tai dar reiškia vakaras zaibys.
Tai va pas mus ir tokių jo stadijų. Aš esu kažkas įsirovęs į chatą, 3 gal ryto ir radau tokį didžiulį sūrį, blėt, šaldytuvį. Atsipasėmiau tą sūrį su peiliu kaip tėvas, na. O tai, kur sėdėjau, įsijungiau, karočią kaip liūtai, pisasi per teliką ir surijau visą tą. Gau, aš čia liūtas, na. Jo, čia mane pisprota, Tu valgai grįžęs iš miesto girtas? Aš užsisakinėjau. Irgi. Nes aš... Užsisakinėjai maistą ar kažką kitą? Apie... Jeigu aš jau... Ir čia buvo apie berniukus, sakyk toliau. Jeigu aš jau būnu mieste, tai aš tikrai negrįšiu toks, kad aš dar valgyt kurva savo pasidaryčiau su trumų prieskoniais, ble. Bet čia irgi toks atlikus. Trumai prieskonius. Yra seniai. Žiauriai geriai galėsi. Yra seniai zaibys. Šiaip aš esu trumų kekšė, man trumai ir seniai galėtų man kiš per nos per šikną berius ir tos trumus kasdien. Aš žiauriai norėčiau turėti, pavyzdžiui, turiu 2 katinus, bet turėčiau turėti ne 2 katinus, o tą kiaulę, kur randa. 2 trumus, na. Kur randa trumus, žinai. O brangų trumai yra, nes aš dabar galvoju. Tikri tai jo, bet aš šiandien matai irgi rūšys yra. Aš trumo prieskonių nenusipirkčiau jau. Nusipirk, šiandien trum prieskonių kainuoja 5 eurų gal. Tada ne. Tada nenusipirktum. Biudžetas yra dėja. Jo, prieskoniam. Ble, dabar terėją nusipirkčiau, o cigarų pakelių jau ne. Tai tarp 4-5. Jo, aš tokį tarpinį cigarelės pirkčiau, tarpinį variantą, žinai. Supratau. Tai toks man būtų. Tai jo, tai žodžiu, apie namą tai ten viskas įsivažiuoja. Šitą vietą, žinai, paskui jau ko prasidės dalykai, kai jau prasidės. Bet toks visai svarbus žingsnis, didelis. O... Ble, neklausiu, kiek namas kainuoja. Šiaip... Gali nesakyti. Ne, galiu pasakyti. Nesakyti, bet aš man įdomu. Tai šiaip realiai tarp 200 kemštukų ir iki 300 štukų neįruoštų. Čia labai yra reasonable. O kur yra pigiau už butą 2 kambarių. Jo, va būtent, kur čia vietoj. O koks adresas? David, tu esi... Realiai iki stoties gal apie 15 minučių su mašina. Tai... Aš esu girdėjęs šitą, man sako, seniai, iki stoties 20 minučių. Ne, pas mane tai jo, netoli šiaip. Nuo stoties. Tas 15 minučių nuo stoties žiūrint, kuriuo paros metu. Bet kuriuo, nes ten važiuoji normaliu keliu, tipo, nereik per miestą važiuoti. Nu, supratau. Link Krovos, link Naujanų, ne? Jo, į tas pusės, jinai. Maždaug. Aš irgi pradėjau žiūrėti ir supratau, kad man reiktų susirasti kokius 4 kambariokus, kad galėčiau būtų nusipirkti. Jums nebūna, pavyzdžiui, kad, nu, tipo, tau nebūna, nes tu pats pirki buržujų chatą. Bet, pavyzdžiui, aš pamatau story, žinai, Deivi, tau nebūna, pamatau, pavyzdžiui, stories, kur mano debilai draugai. Tokie, kur ataušia, pilnai, karočią, tokie, va. Ir jie seniai, aš pamatau, kur keletas fotkės su raktais. Ir aš galvoju, kaip jūs adaptai, na, kaip jūs turit chatą. Kaip jūs nusipė, va, čia mes dabar, Giovanni kaimynai. Kurio norėčiau, kad būtų purge realu ir galėčiau nušauti. Žiauriai lengva, žinok, tą chatą nusipirkti. Taip tik atrodo, aš laiką galvoju irgi, kad, vapšė, aš tos chatos šiaip neplanuoju pirkti, bet mes su Deiviu per podcastą pradėjom šnekėti apie namus, po savaitės jau perkam abu namus. Tiesiog, nes mes žinom, kad žiauriai lengva tai padaryti. Žiūrėk, Deividai, gal ir mes pasikalbam, kad reikia pirkti namus. Ne, aš dabar... Šiaip žiauriai easy, iš tikrųjų. Nes, pavyzdžiui, jeigu tipo, tu esi su pana, ne, tai ir turit darbus, kurie tiesiog ten, nu nežinau, kas metus, kaip pavyzdys, generuojat po 3-5 štukas, ne, tipo deklaruojat. 2-7 per mėnesį, nu. Nu, sakykime, o tu tiek deklaruoji, seniai tu pilniausiai pasiemi chatą atsipūtis. Be jokių problemų. Aš šitą suprantu, šitą sutinku, žinai, bet mes čia komedinę laidą darom, tai reikia apsimest, kad man daunai klasiokai. Šiaip... Aš tai tiesiog tingėjau visada. Aš anksčiau turėjau progą, jau, kai buvo ten gal 19 ar 20, kai pradėjau dirbti tam pačiam mizėjai, ten žiauriai buvo gerai pinigai ir ta alga gera buvo, aš ten galėjau nusipirkti, bet tuo metu, žinai, toksai, kur, ai, na, man tos chatos čia lempa, tą paskolą kažkokią, čia dar kažką durst, kur, žinai. Reikia šitą dalyką susidaryti, nes mes būna, žinai, su draugė pasišnekėti, po kad va, čia jau reikia pirkti, perkam ir tas, sakai, pasinuomoji vienus metus, pasinuomoji kitus metus ir tas sėdi, tipo, o tu žinai, kad mes ant nuomos jau esame išleidę 20 gabalų. Eik, tu durnas negali tiek būti, pasižiūri Revoliutą, kurva jo. Pasižiūri, kaip tu susideda labai tos sumos. Tai tiesiog tik tiek, kad užsidėt, karočiui, savo tą, nu, mokėt paskolą protingiau negu nuomoti. Nu, aš toks nusprendžiau, gal skoriai pabandyti, turbūt įžengti į saugelio gal gyvenimą, apie žinau, kaip čia vadina šitas. O yra dalykų, kurių, pavyzdžiui, kuriuos darai ir elgies kaip vaikas, štai? Pavyzdžiui, nesuaugusią dalykų, nežinau, pavyzdžiui. Duok kokį pavyzdį, ble. Nu, pavyzdžiui, apsišiki mašinoj. Ne, tai čia tarp labai seno ir vaiko, žinai, toks yra. Jo, tarp senio. Man, pavyzdžiui... Nežinau, aš, pavyzdžiui, iškart, kas man šauna į galvą, aš nesu, pavyzdžiui, nuplėšęs jogurto dangtelių ir jo nenulaižęs.
O čia tipo... Aš galėčiau čia vaikiškai, čia ne? Lietuvos Respublikos prezidentas galėčiau būti, aš nupližiu. Aš panašiai, aš kartais, kai einu, aš jaučiu, kad jeigu gera muzika kažkokia, aš pasitrepsėdamas pradedu eiti. Va čia tai gėjiškai, čia yra. Aš žinai, ką aš darau, būna kartais hatoj. Biški, 2 žingsnis paveik per hatą, šokį lubas, kad pasiektum. Kur tipo, arba į kokią ten staktą pašokęs, puf. Kur nahui to reikia taip daryti. Šitą aš suprantu. Kur būna NBA tos testuoja šuolį, tipo, kur turi numušti ir jie pasisuka iš taip. Pas tai, blėt, pirštai lubose. Pas mane visą rankos murzinos, tai pas mane lubų yra pritapenta. Aš iki dabar, jeigu einu, lapus nuo medžių nusiskinu. Irgi buvo šitas, jo. Aš vis dar... Reną paėmė ir numetė, tipo, kur... Aš iš įpročio į krūmą einu, ten parūkęs, jeigu būna šitą. Aš negyvenu su močiute, nahu, man slėt. Aš užvakarėjau, einam su Vanesa iki gulsenį. Nu kur va, auksinė lasda būtų vaikystėj. Tobula, blėt, sausa, tokia apvali, ilga. Paspiriu tą lasdą, Vanesa, sakau, eik tu nahui, kokia gera lasda, jinai žiūri mane. Ai, sakau, tu, blėt, nesuprasi. Vaikystėje tokią lasdą būčiau turėjęs, sen karalius kiemo būčiau buvęs. Pistana. Mes esam, karočią, vaikystėje apsukę lasdą, pasiėmiau rankeną, apsukau su juoda izoliacija, o karočią viršų susidabrinę. Išėjau, čia mano kurva, kardas, na. Ir mano draugelis pasidarė tokį patį, supikau. Bet tada mes daužėmės, karočią, kaip samurai buvo. Pizdavot žolės visokios, kad daužyt krūmus, tipo nuversti. Ai, pizdam žolės, aš ten netą. Ne, taip. Mes karstydavau po medžius, man labai patikdavo lipti medį, bet vieną kartą iškritau. Nu, bet, blėt, ir pastebėti. Ir nuo tuo laiko priebalsės mišriai dvigarsiai yra mano kriptonitas. Supratom. Su Kisleku gal iškritot kartu, nes jam irgi turi. 26 metais tokį referencą visą. Žmogus. Ne, viskas gerai. O šiaip vat, apie šitą visai vyriškai yra nusipirk hatą, tipo sauglišką vyrišką. Mes šiandien buvom susitikę vakar, pagalvom išsirinkti po 10 arba mažiau kiek norim dalykų, kurie yra vyriški. Kad tu esi vyras nuo tų dalykų. Bet aš pagalvoju, žinok, yra, žinai, kas yra aš šiandien pagalvoju, kad yra 2 perspektyvos šiaip šito dalyko. Kaip mes matom, kai tu rašaisi, tarkim, nu, pavyzdžiui, kažką rašaisi ir tada tu rašaisi ir tu tipo pagalvoji, kaip, nu, tipo panus mato vyrai. Tai va čia gali būti 2 pusės yra. Matai, kas yra, aš įsirašiau tokius, aš pasakiau kelis, nedas sureplikavo iškart mane, nes aš pagalvoju tokius... Oi, blėt, aš blogi, nu gerai. Tai gali būti, kad čia... keistesnius toks, kad nebūtų primityvus. Nu tai šauk. Davai, trauk tada. Aš neatsimenu. Tai savo žodžiais, Davidai. Aš negaliu. Savo žodžiais. O, žaidžiau blokdokų. Tu lyga kažkokia turi, aš nesuprantu, čia tavo autizmo testas buvo. Kaip pakakoji ir smirda ne tik fekaliomis, bet ir mirtimi. Žinai, kur suaugusio vyro šūdas. Tokia madreksija, man. Negaliu realiai tinti. Pakto šūdas buvo. Aš vis dar lieku prie mano teiginio, kad tu pūni iš vidaus. Šiaip realiai, jo. Nes aš visada, kai tėvai sykiu gyveno, visada jeigu eidavo ten į tuliką mama, dar kažkas, nu tu jauti, žinai. Čia juokėtis dabar. Užuodį mamą šūdą, tipo. Užuodį mamą šūdą, tipo. Tu jauti, kuris prieš tai šeimos narys buvo tulikė. Seni, fūna, mamą šūdą užuodį, fūna. Seni, mano mama drugelis, blėt, ir varpelių garsais. Savo mama tada heroino vartoja, senis. Gali būt. Tai va. Mama net nešikana, mama tiesiog ateina ten ir pabūna. Mama yra šventas. Nu nežinau, blėt, tikrai šika. Tikrai atrodo, kad tu daugiau žinai negu netus. Tai va. Šitą palikim. Čia gali vis girdų vyrų bruožas yra labiau, nes gal aš keistesnę vaikystę turėjau. Nu, nes aš sakau, jeigu eina senelis arba tėvas į tuliką, aš kur va atskirsiu, kad čia buvo senelis arba tėvas. Bet matai, gal kad svetimas šūdas. Bet aš, kodėl aš dabar... šūdus. O tu pamatai šūdą ir galvoji šitas savas? Ne, nu bežiūrėk, dabar gerai. Ne, aš tau kontrargumentą iš karto turiu. Aš ateinu į tuliką po savęs, aš savo tėvą užuodžiu. Kaip vaikystė užuosdavau, žinai. Nes aš norėjau klausti, jums, pavyzdžiui, jūsų paties bezalas nekvepia? Man patinka. Man patinka, na irgi. Man jis ne tai, kad kvepia, bet aš noriu įsitikinti, kad dar senis turi smarvės. Jo, bet ir toks, kur smagu surasti. Jo, man būna kartais, tipo, aš paperdžiu, tarkim, guliu su mergina paperdžiu, žinai, guliu po pleduku.
paperdžiu ir tada padarau tą tokį, kur pabuoju. Ir jis sako, baig, ir aš sėdžiu. Nes su kiekvienu toks eina gūsis. Man patinka, ir jis sako, kodėl tu tai darai, sakau, aš noriu žinot, kad aš vis dar galiu kokybiškai atlikti užduotį. Žinai, čia savotiškai. Šitą realeitinu, šitą. Gerai. Vyriškai yra padėjus šaibą užmesti pledą ant abiejų jūsų galvų. Ir sakyk, žinai, kur tu? Štuthofe. Nežinau, kiek čia yra vyriškų. Nu gerai, gal aš psichas esu, na. Gerai, kokį jūs ir pasikeisdami gal varom? Ką tu nedai turi? Jo, aš galvoju, kad yra tu esi vyras, žinai, kada, kai tu turi savo ruletę. Kai tu turi savo įrankių, žinai? Namie? Jeigu tu nesi nusipirkęs gulščiuko, tai tu esi snarglys. Gerai, atsuktuvo kokio, pavyzdžiui, užtenka ten su 6 galvutėm. Ne, atsuktuvo neužtenka, turi turėti gerą komplektą. Gerai, o jeigu... Ar tikras vyras turi komplektą? Ar skaitosi... Kokią dalyką turi turėti komplektą? Ar skaitosi įrankis, kad čerka, bet ant tavo čerka? Niekas negali kitas gerti iš tavo čerkos. O kas kitas gertų iš tavo čerkos? Nu, blėt, būna, žinai, šventis, padeda ten daug čerkų. Tiesiog atveža tau voltą, kur ir įpili. Ta savo čerką. Nu... Čia nelabai įrankis. Žinai, aš to pasakysiu, šeimos nepasatys, nebent prarasis tą čerką. Tiek, žinai. Žinai, kas yra man, aš galiu pasakyti man pavirštinišką tokį, man vyras yra vyras, kai turi, teisės mašinas. Man yra vyras, ne vyras, kai neturi mašinos teisės. Tai tu esi per gyvenimą lytį pakeitęs? Nesu vieną kartą. Biškai buvau pabandęs paeksperimentuoti. Išėjęs iš daros. Jo, pažiūrėjau. Man kai neturi teisės, man kažkaip, nes, žiūrėk, atsitinka namie kas nors. Taip. Aš irgi žinok, esu taksus vežu, kad vyras turi vairuoti, žinau. Vyras turi vairuoti. Nahui. O kodėl tu, o tau nėra noro, ar tu tiesiog, nežinai, kodėl aš galvoju? Aš dabar turiu ket knygelę, aš mokinuosi. Jo, tai va, prie ko? Biški dėlsiu, pripažinsiu, turėjau biški anksčiau pradėti. Prie ko aš ir vedu, dėl ko man vyras nėra vyras, kuris neturi teisės, nes reiškia, jis yra supistas tinginys ir negali, paskaityti 2 kartus knygutės, kad išlaikytų. Va, nahui. Ne, aš tokią lygą turiu, kad aš negaliu vairuoti. Man patinka, kad sėdi bišas vartina vyras ir taip atsėdė savino taurį. Nu, man tu, jeigu nevairuoji, tu pydaras. Mes dar nepriejom prie tokias nevyrišką, galėsim prieiti, bet palikit ramybę, na. Antroji daly benčiu su jogos kilimėliu. Jau be kojinių kūro, nagus karpus. Pažiūrėk, ar atsipalaidavo stuburas man. Pažiūrėk. Nu, jo. Tai tu kokią lygą turi? Ar tu nenori sakyti? Tinginiozė. Apie ką ir sakau, na. Davidai, blė, susikaupai, Gerai, neit pas daktarus ir manyti, jog išmiegosi traumą. Labai vyriška. Labai vyriška, maksimaliai vyriška, durnas, kas pas daktarus eina. Aš irgi. Paplokit vyrai, kas daro taip. Ir aš matau, visos mergos sėdė. Taigi sakiau, reikia nueit. Bet tada, jeigu, pavyzdžiui, prieini mergai, sakai, blė, man biškis skauda peršal, tu pydaras. Ką tu negali pakentėti? Ir man sakiau, jeigu man kažką būna skaudama, mergas jis sako, aš kartą per mėnesį kraujuoju, tu ką negali vieną dieną. Šiaip, aš turiu vat įsirašęs kaip tik į šitą temą. Čia skamba nevyriškai, bet čia labai šiaip vyriškai yra. Žiauriai perspaust, kad sergi, nors turi tik 3,7,2. Čia žiauriai vyriškai yra. Esu daręs. Tikrai bakūrai taip daro. Jo. Aš irgi. Irgi yra. Tik biškas nors jau tu, kur jau į pledą trinies, jau man čia pledą. Nebedaug beliko. Bet aišku, kai gyveni su pana, kai vienas esi sen, ten gali trintis nestrinės, vis tiek esi pats tvirtą arbatą drebančiam rankom, kur, žinai. Jo, šiaip aš iš tikrųjų, jeigu sergu ir nėra mano mergos hatui, senio, aš kalačiuko prie kompo, draugelis susiskambinės, blės, nėra kampis protą. Su kojinėm sėdžiu, grįžta merga. Kunigaikštis šiandien nepakils. Kritau ir nemanau, kad prikelsiu savo karius. Taip, gal gali man padaryti arbatytės. Aš taip zalupą tarp kojų susikišau. Man reikia pagalbos. Tavo kiškučiui reikia pagalbos. Bet gerai, veikia. Jeigu būtų vienas sėdė, man pizdaš ant kojinių, čiuožinėjų po katą, karočią, įsijungu kitai filmą, blėt. Bet mes neturim daugiau kada progų, seniai, taip jaustis princesėmi. Ja. Žinai, bet... Praktiškai jo. Nu, tipo, visada tu vis tiek... Žiauriai yra vyriška pabūt kartais princesė. Taip, na. Pasiimi sausainiukų arba tik. Žinai, žiauriai sergu. Nu. O šiandien davai vienas pažiūrėsiu. Ir seniai ir velnės dėvi koks yra geras. Seniai.
Anne Hathaway. Jo. Koks yra geras jausmas, kai tu, pavyzdžiui, susiskambini su kokiu dar draugeliu, jūsų abiejų mergos yra išėjusios į darbus, kur dirba sunkiai, kad galėtų, blėt, pirkti kartu su tavim būstą ir tavo draugelis irgi serga. Ir jūs abudu, karočią, visą dieną žaidžiat ir man būna, tipo, visą dieną pražydį, tada pamatai, kad už 15 minučių grįžt draugė. Tada atsiguli, visą dieną pragulėjau. Man pizda. Realiai net, primesk, aš net ragelio nebuvau įsijungęs visą dieną, tiesiog va tai va. Būna fainas, seniai, pasirkti yra mano hobis. Mėgstu pasirkti, kažkada gulėjau ir galvojau, norėčiau tokio mažo karantinuko, kokių 3 savaičių, kad užsidarytume visi, galėčiau pažaisti prie kompo, žinai. Su tuo pasirgimu, žinai, gal yra kažkokia, aš nežinau, gal nostalgija biški, nes tu kažkaip gal sureznuoji su vaikystė, kad, nu, baisiai būdavo zaibys, taip, šiaip tau hujova, bet žiauriai zaibys tuo pačiu, nes tau nereikia į mokyklą, tau mama maistą daro, aprūpina jo viską, žinai, šokinėja. Darbą tu gali pizinti, jo. FIFA, dar kažką. Gal dažnai kažkoks nostalgijos reikalas yra, kad dabar smagu. 10 ryto tada rodo tos meilės su kurį, karočią. Atsimenu tos vokiškus serialus, kurie visą laiką kažkokį viešbutį pardavinėja, blėt. Atvaro kažkieno, blėt, senelis, naują gavo palikimą, karočią, parduoda tada tą viešbutį, pizda. Jo, atsimenu, žiūrėdavau labai. Tokia buvo blondinė šliucha, atsimenu, pykau ant jos. Aš žiūrėdavau, žiauriai, man buvo belia kaip įdomu. O dabar nerim noriu, kada įsijungt tą lempį. Kas nori žiūri šiaip tos lempinius serialus per Lankatį? Jūs žinojot, seniai, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Pasakyk viską. Tu žinojai, kad 2022 metais baigėsi serialas Kobra 11? Baigėsi, tipo... Erdoganas Atalajus ir Tomas Bekas seriale Kobra 11. Seniai, aš pamačiau šitą. Jų greitis mirtinas. Jų namai autostrada. Europietiški Fast and Furious. Jo. Šiaip, atsimenu, man kažkada tėvukas, kadangi basufūra dirbo, važinėdavo Europos, jis paražė man kažkada tą sidabrinį mažiuką bimbalą iš Kobros 11. Seni. Ten pitakas, man atrodo, buvo. Eik tu durnas. Aišku, kur ratus išlaužiau per pirmą dieną, nes taip stundai modeliukas anksčiau. Žinai, kur taip atsidaro. Bet buvo huienas modeliukas. Dabar čia vadinsit mane moterim tikriausiai, bet aš... 100% manau, kad... Aš dar nepasakiau, jau šiaip patinat. Bet aš Kobra 11 nežiūrėdavau, nes vietoj to tada rodydavo H2O, kur ten apie tokias 3 draugės. Kurios yra mergos, bet jos ir rundinės. Kaip viskas, žinai, vyksta. Ir aš atsimenu, kažkada žiūriu ir sekmadienį vakarą žiūriu tą H2O ir dingo elektra ir aš apsiverkiau, blėtės. Seni, aš karočią manau, kad tu nusipelnai, kad tau padarytų vazektomiją per prievartą. Ble, seniai, Bet panų žiūrėdavot H2O. Taip, panos, jo. Labai gerai, seniai, žiauriai gerai. Panas, jo, mes depiliuojamės, ne? Panos, žiūrėjom. Bičiai, kam neįdomu Kobra 11? Ne, seniai, šiaip Kobra 11 kultūrinis palikimas. Aišku, aš, kai paskui perėjau nuo vokiškų serialų prie meksikietiškų televiziją, buvau kybęs. Buvau sėdęs, seniai, ten buvo siužetai. Šiaip jie geri. Svetimas veidas buvo serialas, siužetas, karočią, to serialo buvo toks. Boba, karočią, važiavo su tokiu priekeiviu žmonėm, nusipiso nuo kalno, karočią, ir jos visas veidas susilupo. Tada ją rado kažkoks senis chirurgas, išgelbėjo ir užpiso kitos Bobos veidą. Ir tada ta Boba grįžo atgal į pasaulį, bet su kitu veidu. Ir aš galvoju, blėt, kaip jai tą kitą veidą padarė. Paskui užaugus supratau, kad ten aktorė kita paimta. Toliau, karočią, žiūrėjau kitą serialą, Aistra ir valdžia. Ispaniškai Pasioni poder. Žiūrėjau, kodėl žinau pavadinimą, nes kažtai buvom išvažiavę atostogų ir aš žiūrėjau internete, kad neatsilikčiau. Seniai. Apsdavo ten, tai žiaurus buvo. Tai mes su tavim abudu pydrai. Gerai, aš tau paspausiu ranką. Ačiū. Per Lankadą žiūrėdavo bloga mergaitė Rubė. Nu gerai. Kurį ten su bahūrais pirsdavo ir aš gaudau, you go girl. Gerai, Davidai, gerai. Gerai, Davidai. Jei kažkas irgi buvo, kad jai veidas su Jibalino iškrito iš 5 aukšto. Čia gal tuo metu toks trendas buvo, kad snukiai išsinais persodina. Ir po to jie irgi yra tas turėjo. Man labiausiai patinka, kai tu žiūri, pavyzdžiui, ir matai, kaip miršta serialė personažas ir galvoji, jis dar bus 6 sezonai. Per tą patį meilės sukūrėją pana kalnuose užsimušė po 3 sezonų. Tokį, zdaro. Jo, nes jinai pasislėpė tarp sniego ir tada gyveno su kažkokia meška, blėt. Nu, tai taip. Blėt, atsimenu, buvo Naisių vasaros serialas toks. Kažkaip Garbauskas. Oi, šitą jo, atsimenu, aš irgi. Taip, man patinka, kad visi pasakiau Naisių vasarą. O paskui Ramūnas Karbauskis.
Va, šitą Jo, tai irgi- pasirodo, Naisių vasarą buvo Karbauskio serialas, bet jis buvo geras. Nors Jo, tokio- serialas čia buvo? Atsimenat, man atrodo, kad jo... Apie jį? Ne apie jį sukurtas, Nu, tiesiog jis finansavo tą nu jo, bet jis, tipo, Ai. jis iki dabar kažkur net žiūrėjau, kad jis susijęja pagrindinį personažą su savimi, Ramūnas Karbauskis. Blet. Aš nežinau, čia yra tiesa, ką tu sakai, bet aš, okei. Aš, nenoriu pripažinti. Karoči, Geras man serialas patiko, buvo. seniai, man žiauriai patiko, paskui buvo, kad vienas bišas sudegė, karočią, pirtį, man atrodo. Tai paskui atėjo kitas ščiuvas į aloją vėrą ištepė ir jis pasveiko. Čia Naisių vasaroje. Jo. Blet, aš dabar ieškosiu parisius, man įdomu, nes... Aš nematęs, bet čia įdomu. Gerai, Aš gal jum nemeluoju. ne apie save ten Karbauskis vis tiek. Ten 6 sezone Marvel Avengeriai prasideda, Jo, tai jo, jo. superherojus tiesiog paspaudžia taip ir tarpo žmonių. Nu, davai, dievukai. Gerai. Į rydank dar vieną matau, kad nori. Ridenu. Gerai, aš pasakysiu ir po to biškai paaiškinsiu. Žiūrėti į nepažįstamą žmogų ir galvoti, blėt, kaip pišia už to parausį. Bet čia vien tik dėl... Čia, pavyzdžiui, yra... Buvo situacija, va, prieš kelis metus kokius. Prisiminiau, draugas su panais įskėrė ir pradėjo tą paną su kitu bičiu būti po. Ir sakau, žinojai, Marti, kad ten ta pana susirado bičiu. O koks tas bičias, sakau, nu normalus, tipo paprastas. O paimčiau aš jį, nes bahūram visada yra klausimas, tai prigimtinis. Ar blet, nukumščiuotum? Jo, sakau, lengvai. Gerai. Ir to jam tiek užteko žinoti, po jam maždaug, okei. Ir jis žino, kad aš nuoširdžiai pasakysiu, ar paimčiau. Jo. Tai čia yra toks prigimtinis dalykas, dar nuo nežinau kurių laikų, parodyti galę, ar paimčiau, blėt, žiūri, bet šakau, blėt, šitam galėčiau pisparausi ir negalėčiau, blėt, ir žinai, toks O galvoju. kada Dėjai paskutinį kartą įsidavęs kam nors į veidą? Nesu, 8 klasiai. O tai buvo vaikinas ar mergina? Nesakysiu. Nes Čia 8, tu dabar Vaikinas. nuėjai į 8 klasę, tipo, ir sumušai tą mergaitę. Tiesiog supizno pro gimnaziją. Buvau 8 klasėje. Aš ką sakiau pradžioj podcast'ą apie 8-metę mergaitę, jūs galvot, kad aš jau kavau. Tai Ne. aš tik tai jums galiu pasakyti. Bet tu mėgsti apšaukti vaikus, ne? Tu biškėsi psicho šitą Jo, vietą. aš pasakau, gerai, nepyk. Ai, ne, čia ne dėl to pasakiau šiaip, bet... Ai, Ai, pasirodo, kad... Papasakok. istoriją Pasakyt man, gerai, pau. Gerai, jeigu ką, iškirpsi. Neteiskit manęs, gerai. Šeštadienį, Visi pasiruošę teisti. Na gerai, sakyk. šeštadienį buvau pabėgioti iš varę. Ir ilgas distancija. Pasakė merga. Ne, iš tikrųjų, ble, turiu fotkę. Ne, bėg. Galiu parodyti, ble. Ir jau, nu jau į galą bėgimo buvo, ir jau buvo biški sunku. Ir vaikas, aš bėgu ir prieš mane vaikas su Jibanu paspirtuku važiuoja. Tam vaikui gal 10-11. Jibanas vaikas su Jibanu paspirtuku važiuoja. Spenys. Pėsčiųjų taku, ne dviračių, nors šalia yra dviračių takas. Ir jis važiuoja ir galvo, gerai, aš būsiu didesnis žmogus, geresnis žmogus, aš pasitrauksiu nuo jo tipo. Aš pasitraukiu, jis į mano pusę, blėt, pisa. Aš į kitą pusę jis vėl. Ir mes jau beveik susidurėm ir jis šitai pradėjo. Ir nusuko, aš įsimausiu, nu kas ko, tu mažas, pydarė, žiūrėk, kur važiuoji, nahui. Po to jis atsisuko, kažką lik negriau, sakau, na. Ir apsisukau ir nubėgau. Tai gerai, Gerai, tęsim dabar apie vyriškumą. Nori pisk kitam ir... Paplokite, jeigu galvojat, kad aš teisiai pasiliau šitą situaciją. Blet, nes aš sėdžiu kambarį pilnam psichopatų tiesiog. Apstaukt vaiką, malodės. Aš vakar papasakau Maladies. šitą Zimą, sako, tu kur dėvi nesveikas, kartais buvo. Nes aš matau, kad tu dažniausiai staugi ant silpnesnių. Mačiau, kad esu apšaukęs oro uostas tiesiog žiauriai seną moterį, kur taip vaikšto. Nu, na. Tiesiog išlipom iš lėktuvo, karočią, einam tiesiog ir kažkokia senutė, moteris pražilus. Taip. Ieško, kur čia, kur nueit. Kuro, can you go now? Seni, galvoj, blėt, tu nesi funkcionuojantis visuomenės narys, blėt. Dėl, bet techniškai paklausi normalus klausimo, kur can you go? Nu, tipo, galėjai, ble, žinai. Ai, gerai. Nematau, žinok, aš Ir man nei to, patinka nei to labiausiai, situacijai, kad jis blogo. apstaugia ir tada atsisuka į mane. Blėt. Aš dabar gerai, paukai, aš pasakysiu, iškirpsim, nes čia biškai bus ne taip. Tikrai nekirpsi, sakyk. Man, pavyzdžiui, nu, blėt, mane užpisa, kai žmonės dairosi ir lėtai eina. Nu, ir po to, ir kad aš galėčiau juos apeiti, bet jie atrodo tada lyg specialiai, lyg šiknoj turėdami akis, man atrodo, kad jie Jo, mane jo, jo. teisina ir kai aš noriu juos apeiti, jie biškai šitai pasitraukia. Ir dažniausiai taip... Karoči. Žiūrėk, tu jeigu Dažniausiai- neprisipažink nusikaltimų. Dažniausiai taip su azijiečiais būna. Leit.
Gal biški, blėt, susineriu, nes atsiskau, go back to Asia, blėt. Aš taip pasakiau. Gal ir pasakiau taip. Gal gruodžio mėnesį. Galimai. Pasakiau taip azijiečiam. Ai, tai Barcelonai, tu gali sakyti, ką nori, karoči. Ne, Lietuvoje čia buvo. Ai, tai tada boksė. Galima būti rasistą Barceloną. Gali ir stiprią R raidę sakyti išvažiavęs. O, ką, pagul, laukiam labą dieną. Ne, ten neskait, seniai, vis tiek jaučia, žinai, ne tavo kraštas. Neima iš širdį. Aš ne vietinis. O tai esi apšaukęs, susitarės pikčius randam žmonėm, kur... Jo. Šiaip visai dar nesnai turėjau vieną tokį dėdų, blėt, sūsais, tokį, atrodo kaip policininkas gėjas, kaip būtų, žinai, su žilais tokiais sūsais viešliais, kur norėtų šiaip... Su dėdu su ūsais? Jo, kur šiaip norėtų tas dėdas, kad, norėčiau pabučiuotos ūsai, žinai, ten tiek, kur zaibystė ūsai, jo, žinai. Aš išvažiavau iš parkingo. Ir jau užvažiavau ant šaligatvio, nes, tipo, pas mus išvažiavau iš namų, ant šaligatvio ten pastatai mašiną biškį ir daug dar tikrai tahoje, belie kiek vietos, nerealiai šokis galiu pakelti ir konteinerį yra. Ir tipo, aš sustoju greitai ant avarinio, niekam ten nieko neužstoju, vakaras atidarau bagažniką, kad išmes porą šiukšlių maišų, nes buvau prikaupęs hatui balkonė, žinai, ir jisai, jam, blėt, jau nein praeit. Jau jisai, žinai, jau šnypščia, kur. Tai čia, kur čia parkuoju, čia normalus, ko tai matau, kad neparkuoju, ko aš dabar išmetu šiukšles ir uždarau, jau viskas, traukiau kažką filmuoja, skautai, šiandien eina praeit, sakau, nes, dabar iki manęs tai puikiai atėjo čia pasišnekėti. Ir senis iškart, kurva, ką tu čia iš vis, blėt, šnekėjai, va taip jis pradeda senis. Aš šiaip, tipo, jo, tikrai, aš kur, tipo, šiaip aš su žmonėm esu, toks pat, žodžiu, kaip su manim, taip aš su jais, tai vis malonioj toj situacijai būni, bet dažnai toksai, aš pradėjau, sakau, ką tu čia, blėt, senis šneki, žinai, jau toksai man persinė, kur tada, jeigu jau tu taip ir aš, sakau, ką tu čia, blėt, sakau, šneki senis, ką tu čia, kurva, debilas tu gal esi? Sakau, ne debilas, sakau, nežinau, sakau, man patinka, kaip paklausė. Jo, tu gal debilas? Ne, Du. Tai tipo, kaip atsakyti man tau kitaip? Jisai tipo, žinai, sako, aš tau kviesiu policiją, aš pradedu juokti, sakau, tai kvies gali, bet dabar sakau, žiūrėk, aš išmečiau šiukšlės, ne? Ir aš, tipo, aš žinau, kad aš laimėsiu šitam ginčiui prieš jį nieko, nes, žiūrėk, išmečiau šiukšlės ir lenki pirštus, sakė vaizdžiai, žiūrėk, dabar sėdu į mašiną, išvažiuoju. Tu iškvietei policiją, atvažiuoju policija, melangikas iškvietimas. Tau pizda. Eik tu, seniai. Va tada, kurva, pajungiau žvėrį. Kurva tu, fotojais ten, bliuot, už nahui. Dabar aš nufilmuosiu, nufotkinsiu tave. Sakau, gerai, palaukit, atsistos, ko prie mašinos, bent prieisiu prie jo, prie mašinos. Nufotkinu, jis mane, dingo. Kur toksai eina ir matau, atsisakinėjęs dar vis, blėt, žinai, kažkur eidamas. Ir tai va tokie, bet jie juokingi, žinai, nurendam, kur žmonės įsėtė, ėjo žmogus, realiai žmona nusintė, blėt, į kinų pirk duonos. Jis suputoja, jisai, žinai, atsistojęs kaip šampano banka. Tokia random tai yra, tokie būna. Bet šiaip tai nekonfliktuoja. Aišku, mėgstu aš laiką tokius, kur tu žinai, kad, jie nusišneka, kur ten, pavyzdžiui, irgi parkingo kokią staciją. Aš čia viso gyvenimą stačiau, ko gerai, šiandien nestatysit. Viskas, seniai, jau tu pajudinai. Jisai, blėt, galvoja, kad ten jis nusipirkęs tą vietą, žinai. Aš čia 20 metų gyvenu. Gerai, bet šiandien nestatysit. Kviečiu policiją. Kvieskit. Tai kvieskit, ateis policija, paprašys jūs atneš dokumentus, kad jūs nusipirkęs tą vietą. Jūs ten nusipirkęs jums pizdaną. O ką tu, pavyzdžiui, kaip tu, pavyzdžiui, nežinau, handlini tokius žmonės, jeigu parkingė pas tave tau ateina ir pisa protą, nežinau. Taip pat pas mus tai nėra, kad pistų protą. Pas mus požeminis po namų, būtent mano, ten, kur, žinai, kažkur... Va ten kažkada ir buvo prie studijos, kad pradėjau atpis protą, kviesi jums policiją, ten kažkas, kad gerai, kvieskit policiją, jeigu norit, nes jūs tas ženklas rezervuotas, ko nereiškia, kad čia yra vieta rezervuota, nes sakau, jūs nusipirkus tą tipo žemės sklypą, ne. Kvieskit policiją, tada pasakys tą patį, žinai. Tipo, jeigu tu biškai kažkiek gaudais... Bet tu gražiai bandai išėti. Aš atsimenu, kur tu pasakai, kur buvo, kad tau lapelį kažkokį palikti. Galėtum gal tą... Blet, kur Bibi nupiešiau parkingai. Žodžiu, pastačiau mašiną, pažiūrėjom pas save parkingą, aš kaip, kad, tipo, savo vietoj, bet biškiai arčiau linijos ir tai moteriai kaip ir turbūt sunku į mašiną, gali buvo kažkas tokio. Ir jinai man parašė lapelį, kad, tipo, bet ne, parašė lapelį ne su ta intencija, kad, tipo, prašau, gal, žinai, galit pasižiūrėti, o tokia dar kartą ten pastatysi taip mašiną, tai, realu, kad ten duryse atsiras, žinai, įlenkimas. Tai tokio tono, žinai. Oho. Ir aš tada tą lapelį paėmiau.
apverčiau kitą pusę, nupiešiau gražų tokį bybį su gyslom, nu tokį, nu, tipo normaliai iš mokyklos laikų prisiminiau. Pasistengei. Jo, tokį su markeriu gražų bybį ir jai parkingo pradžioje, va tai padėjau tą lapelį, kad kai jinai grįž, numatys tą bybį, kai grįž, žinai, ant to savo lapelio. Ir po kelių dienų man skambino buto šeimininkas, sako, ble, Deivi, reikia pašnekėti, sako, kas yra. Sako, skambino čia kaimynės, kad bybis pieši, sako. Senė, tave realiai pas direktorių iškvietė. Ir jisai žvengia, sako, nu, ble, saugęs vyras, bent tų bybių nepieš, sako. Sako, nes man skambino, kur gėda man, žinai. Tai va, jo, esu tokį, nevyrišką esu dalyką padaręs, galim traukti drąsiai, na. Man čia labai vyriškai. Labai geras. Esu tikrai jau nupiešęs bybį. Bet zaibės už tau kantrybę, nes, nu, tu kantrus iš barių. Aš, ypač jeigu, aš dažniausiai ne bazarė, ne ant senos, on daily base, aš susinervinęs dažniausiai būnu visur, aš ant įtampos atrodo mane gaudo kažkas. Man kaip tik aš ilgiau tampytų žūsiu. Aš trečiam sakinį nahui siunčiu. Pas mane yra pirmas gražiai, antras biški pikčiau, trečias ektų nahui, gerai. Šiandien taksą važiavau su šuniu ir šuo loja. Nu ir ble, pamatė kito šunį. Mano šuo mažytis šuo, nu jeigu pamato, jis kitaip niekaip žino, kad nenugalėsis, lojimų pamatė, pradėjau lot. Ir taksistai iš kitos šalies buvo. Deivis yra nemandagus rasistas. Jo, šiaip. Ir aš matau, kad jam nepatinka, nu aš suprantu, kad tu išpėsi, nu bet tai ką daryti, nu tipo, jo jis taip atsiskinė. Tas taksi, nu ir aš suprantu, nu bet tai ką man padaryti, nu blėt, šuo kito šunį pamatė, nu jo tokia prigimtis. Jo. Why your dog is barking, kažką tokio. Sakau, he's racist. Blet, juokas juokais, pavyzdžiui, mano šuo senį. Mano irgi. Tik atneša maistą, kas nors, arba šiaip laukia stovi, nahui gėda, man aš sukuos nugaros, nes nu kur. Tik tai, biški. Ant tamsi daugiau melanino biški viso? Pizda senį eina, nugarą stačia. Rasistas šuo, žiauru. Jo, lyg mano mačytė Landsbergį pamatė. Pasišiaušusis. Tai va, yra tas pats irgi. Gabaisi jam, blėt. O tu nedai, supyks ant žmonių. Tu blėt, šiaip... Nu, blėt, matai, aš su abiem tėvais augęs, tai aš mandagus gal. Jo, atsiprašau, aš irgi, bet žinai. Ką tu tipo nesipyksti su niekuo? Ne, aš būna, tipo, mano kažkaip požiūris dažniausiai būna, jeigu pyksti, tai dažniausiai tu gali susiginčyti, bet tu kažkaip išsiaiškini, arba tu jeigu jau su žmogum esi pasiruošęs tiek pyktis, tai aš dažniausiai nebendrauju, tipo. Mano tikslas gyvenime yra būti zen, karočią. Nu, tipo... Tai tipo tavęs nesurando, pavyzdžiui, kaip Deivis šiandien surado, nes, sakykim, tas taksistas, pavyzdžiui, kai mane tas gėjus policininkas Uzai surado, ne? Tai tipo tavęs tokia nesurando. Aš tai galiu tada tiesiog gražesnių tonų pasakyti, kad aš jums pysis nukė. Ir jūs man prašau nustokite. Gerai, kaip tu būtų elgėsi su mano situacija su mažu paspirtukininku? Su mažu vaiku. Taip. Tu sakai, kad tu nurašai, kad čia yra mažas vaikas su tuo mažu pizdabolu kūro kaušu, kur paspirtuką vairuoja. Ne, čia yra mažas vaikas. Taip, su mažuoju paspirtukininku. Aš manau, kad maži vaikai užauga geresni žmonėm, kai jų nestaugia pastovi. Ir paskui man kas yra, jų staugia ir tada jie vieną dieną po 20 metų išeina pabėgiot, vaikas karočią važiuoja paspirtuku ir jis ir tą vaiką siunčia nahui. Tai aš manau, kad čia yra ciklas, tai su vaikais turi juos stengtis gražiai bendrauti. Ir aš stengiuosi. Ir man, pavyzdžiui, žinai, aš atsimenu, iš vyriškų dalykų, kažkada atsimenu, nuvažiavau tėvus aplankyti, tipo, ir atsimenu, atvažiuoju, tipo, pasistatau mašiną ir aš matau ten aikštelį, kur aš kai būdavau vaikas, žaisdavau krepšinį, tipo, stovi toks vaikas ir aš jį atpažinau iš matymo. Kaimynų vaikas buvo, kaimynų sūnus ten. Ir aš matau, kad jisai verkė. Tinderį, blėt. Ir jis, tipo, aš matau, kad jisai verkė, žinai, tipo, su dviračiu stovi, žinai. Prieinu, sakau, zdarovo. Sakau, kas buvo, sakau, grandinė nukrito. Sakau, taip, nukrito grandinė, tipo. Sakau, dėl to, kad pydaras esi. Ne, ką, aš paėmiau, karočią, apsiverčiau dviratį, užkabinau tą grandinę, bet tipo, luotais pirštais stoviu, sakau, nu, pabandyk gerai, tipo, jis nuvažiavo, sakau, ačiū labai, ponė. Ir aš stoviu, galvoju, blėt, kaip man zaibys. Žinai, jis net nežino, kad aš čia girtas atvažiavau. Kad 3 žmonės partrenkė važiuodamas. Pasijaučiu tokiu geru, karočiu. Ne, šitas ir... Ne, jokauju, bet aš manau, kad aš stengiuosi, nu, tipo, aš nenoriu dabar būti tas bičas, kur, tipo, tu pasakai blogą dalyką ir aš dabar sakau, aš nuoširdžiai galvoju, kad
Čia Jeigu, faktas. pavyzdžiui, kitą dalyką noriu pabrėžti, jeigu tai būtų nemažas paspirtukininkas, o 43 metų suaugęs vyras su aptemtu triko ir brangiu dviračiu, nu tu pydaras. Va čia jau aš brėžiu ribą, karočiui. Ne, bet... Žinai ką, mažas, nesvarbu paspirtuko ar ko, bet vaikas ne, bet seniai man tie, kur būna suaugę žmonės, kur seniai darosi kamštis dėl to, kad jie turi kūro plentuchų. Jo. Už 10 štukų, ble. 6 km mašina už jų. Žiūrėkite aplinkui. Nu tai tokie žmonės nusipelno mirties bausmės, mano nuomonė. Jiem reikia... Mes apie dviratininkus kalbam. Mes kalbame apie dviratininkus. Viskas yra gerai, bet aš manau, kad tu kartais būna žmonės, kurie važiuoja dviračiais truputį, atleisite už anglicizmą, bet obnoxious. Žinai, nu jie tokie tipo atrodo, kad... Atrodo, kad jie seniai jaučiasi tokie pat eismo dalyviai, kaip aš su savo, blėt, Nivabienu, blėt, trojkę važiuoju. Tai su savo BMW važiuoju ir jis galvoja, jis toks pat kaip aš, nu. Nu taip nėra. Ne, nu tipo, kad... Nu, blėt, nu, aš suprantu, kad reikia su visais sugyventi, nu, bet būna kartais tikrai tokių judrių, siaurų gatvių. Nu, kur tu biški turi kaip dviratininkas... Man labai daug po praeitos laidos dviratininkų rašė, kai... Su Vikčiu turėjom bazarą, man atrodo. Apie dviratininkus nekėlė. Ar su Brahamu. Nu, kad pidarastai jie, blėt. Bet tau, aš kaip suprantu, pidarastai aš vardinu. Vaikai, dviratininkai, akmenukai, azijiečiai, vyresnės pasimetusios moteris oro uoste, kurjeriai, vairuotojai Bolto. Praktiškai visi žmonės tavo gyvenime tau yra urodai. Ne, urodai yra tie, kurie vairuoja dviratį arba paspirtuką ir tie, kurie ant mano šuns pyksta. Visi kiti pidarastai. Ir visi, kas lėtai eina tavo nuomonė. Ir azijiečiai. Ne, žiūrėk. Taip, negali sakyti, taip, negali. Nu, ašgi juokauju, blem, akivaizdžiai. Zaibystė azijiečiai, aš pasaulio čempionų už japonus būsiu, man labai gražų futbolą. Gerai, jau irgi pradedi biškiai. Jo, čia per daug irgi. Jau biškiai rudėjo nosytė. Bet pavyzdžiui, vakar vaikas, tu žinai, kaip aš nekenčiu dviratininkų, bet vakar vaikas, mačiau, kaip laiptais bando dviratį užsinešti. Sakau, gal padėjau užsinešti dviratį. Tai vaikas dviratininkas yra okei. Tu pamatai vieną vaiką paspirtuko ir pasiuntai nahu, jo kitą neši dviratį ir tu tapai jo gelbėtojų? Ne, matai, iš streso būsinai. Aš nesakau, kad aš gerai pasilgiau apšaukdamas 10 vaikų, aš kur vakietas nahu. Ne, nėra taip. O tu atsiprašai paskui jo, negrįžai pas jį? Ne, aš 2 kilų nubėgęs, seniai bėgsiu, aš tam atgal. Tai jau nubėgai 2 kilų, tai neatsiprašiau, bet reikėjo. Galbūt dabar, kaip pasakai, biškis susparinau, gal reikėjo. Nu šiaip aš noriu, kad tu suprastum, kad čia, kad ir kaip buvo juokinga, absurdiška, čia blogai yra, tu negali. Tai aš žinau, kad čia blogai ir sakau, aš nėra, kad giriuosi, aš pasakoju istoriją, kaip buvo. Tu kartais nesupranti, Deividai, kad žmonės, kad su jais reikia mandagiai bendrauti. Mes buvom Rumunijoje kelionėje, važiavam. Aš noriu papasakoti šitais. Mes buvom Rumunijoje kelionėje, važiavam. Žiūrėk, tu įvertink, ar Deividas čia, ar jisai racionalus žmogus yra. Okay. Ir tu, ble, tu atrodyk nekaltai dabar, na. Jo, tu klausyk. Mes ten važiavam su Deividu Vizgirdai ir Kristoforu Vaidučiu, mes važiavam į Rumuniją, į Bukareštą, važiavam klausyti Louis C.K. tokio komiko, kur labai patinka mūsų mėgstamiausias, geriausias Max Mega tipo, viso. Ir mes nuvarom ir Deividas vieną vakarą, pakankamai prigėręs daug, mes visi ten gėrėm, išvarė į miestą ir užblokavo savo kortelę. Visiems pasitaiko. Būna. Viskas su tuo gerai. Grįžo paskui į chatą, pasiėmė mano kortelę. Aš esu geras draugas, aš jam ją daviau, į grupčiatą parašiau kodą, sakau, neužblokuok šitos. Jisai nuvarė, jis kitą dieną grįžo ir aš girdžiu, mes vis tiek plonos sienos, tam bookingė, karočią viską aš girdžiu, kaip jisai šneka savo kambarį, jisai skambina į Svetbanką, kad jam atblokuotų kortelę. Ir kai tu užsiblokuoji kortelę, jie klausia tavęs security klausimų, tokių kaip ar atsimenat paskutinę tikslę, pavyzdžiui, sumą, kurią mokėjot, ar valandą, kad jie galėtų patikrinti, kad, nes kol kas skambino bičas, kur kalba kaip Dėjus iš Rumunijos. Ir sako, labą dieną, mano kortelę užblokuoti. Galit man atblokuoti kortelę. Ir jam klausė, sako, gal jūs atsimenat paskutinę savo transakciją? Ir Deividas sako, ką aš žinau. Tai kokia suma gal atsimenat? Tarp 5 ir 10 eurų. O gal atsimenat, kokį dalyką pirkot? Tai bare buvau. O gal atsimenat kažką be barą? Tai taksų važiavau dar. Sako, tai, žinokit, nu mes nesam įstikinę, kad čia tikrai jūs. Ir Deividas sako, nu tai reikit jūs nahui. Realiai pasiuntai nahui? Seni, taip. Eik tu nahui. Ir aš galvoju, seni.
Jisai nuo širdžiai galvojo, kad jo čia šiaip kurva klausinėjo. Koks aš rodas, blėt, pasirodas, blėt. Ne, bet tai gal buvo būsena tam tikra dar. Nu, Dar jeigu, žinai, po vakarykščio vakarėlio gal... Ne, matai, kas yra, aš iš karto supratau, kad čia negerai yra, nes man Zimas sako, blėt, David, debilė, tu laikai paaiškinu situaciją ir aš po to jau post factum, o tas post factum 10-15 sekundžių praėjau, aš žinau, sakau. Nu, tiesiog, žinai, aš ant pakmų būnu toks dirglus ir jautrus, aš, pavyzdžiui, galiu apsiverkti labai lengvai. Taip pat ir supyk, aš esu ant pakmų žiūrėjęs Pelenės istoriją kitaip su Selena Gomez. Vienas, nieko neverčiamas ir verkiau ir didžiavausi, dar tuo, kad aš verkiu. Taip pat aš galiu ir dirglus būti, ir piktas, ir pasiūs nahui. Ir man vieną kartą buvo, aš ant pakmų atsikėliau, aš taip susineręs, paskambinau 3 žmonėm, kad nahui pasiūšiau. Vienas ten iš prieš metus susipykę buvom, aš paskambinau, pasilčiau. Gerai, padariau savo, blėt. Eibalaus, gerai. Blėt, bet tu seniai mirsiu vienas, aš noriu, kad tu suprastum šitą. Kad tu turėsi savo gyvenime vis mažiau. Šunys, blėt, tu jaučiu, liūdniau būtų, jeigu šuo tave pragyventų. Jeigu šuo sėdėtų 9 metų, blėt, anksčiau turėjau tokį kurvą. Buvome draugai. Nepasai kažkaip kritiniai situacijai, motoras persimuša į kitą pusę, žinai, kur... Ai, na, koi kurva. Žinai, kas man keista atrodo, žinai, nes, tipo, net jeigu tu esi savo ten, savo, tarkim, pojūčių ribose, jo, limite savo, tai tugi vis tiek tas žmogaus pasiuntimas nahui, nu, neišsprendžia problemos. Žinau, jokios niekada. Nu, techniškai, ne, tą akimirką tau išsprendžia. Kaip terapija. Nu, bet šiaip ne, jo, ne. Kaip terapija, matai, kas yra, aš pasakau daug blogų dalykų, bet aš instant suprantu, bet aš jau nebegaliu susigrąžinti žodžių. Aš manau, kad seriniai žudikai panašiai sako, žinok, aš būna nužudau tipo ir tada iškart galvoju, nu blogai padariau. Labai blogai padariau. Tai tu mane su Tedu Bandžiu sulyginai dabar. Nu, ble, ne, Su graži vyru beje, moteris alpo dėl jo, literaliai. Tedas ble, teisininkas, kur. Gražus vyras. Aišku, žmonių nužudė apie 80, bet vis tiek. Ei. Neverskim lapą gal. Ne, pasai yra jo kažkoks to momentinis. Tu gal reikia, žinok, aš manau, kad tau reikia bandyti šitą stengtis, būti geresnė savo versiją. Nu, aš pas psichologą vaikštau, tipo, terapiją. Ir tą irgi nahui siuntinėjai? Ne, man sakė, kad... Deividai, jūs šiandien irzlus. Aš žinau, ką, eikit jūs nahui. Nu, nėra, kad aš kiekvieno kampo porą kartų išgirdau, vieną kartą pasakiau, sakykite, pavyzdžiui, kas ateina į jūsų galvą, kai pasakau žodį. Ateina šiuo metu, kad eiktų nahui, gerai? Jo, pistų iš čia, garo. Kiek aš tau, kem eurų valinkla? Man paauglystėje sakė, kad aš nestabilus. Ne, nesakė taip, viskas sakė, kaip ir okei. Pataisomas, bet kažkas yra. Einam, pertraukom. Taip, Tau tie vaikai vis neduoda ramybės, dabar tai jaučiu, kol rūkiai vis laik galvoji. Gerai pasakiau ar ne, ble? Ai! Pizdu. Ne, nu žiūrėk, taip, negalvosi dabar žmonės, kad Deividas yra psichopatas, kuris pamato vaiką ir nori jūs. Ne, jo, viskas gerai. Labiau gal pagalvos, kad tu kartais pratrūksti vietose, kur nereikėtų pratrūkti, žinai? Taip, teisybė. Aš ten visur juokavau ir seniai viskas nusima. Ne, taip veikia. Jo, čia kaip avarinis, kai važiuoji į vienpusę atbulinį ar kažką, žinai, kur palieki, arba negalio vietą ant avarinio palieki mašiną, nusima viskas. Pervažiavau koją draugeliui, ant avarinio. Mes kol rūkiam, Augis garsistas, linkėjimai. Čia sėdi, tiesiog linkėjimus. What the fuck, na, Deivi. Rūkom, žinai, ir sako jis, Deivi, blėt, sakau, blėt, čia ką negerai. Tik čia viskas galimai gali būti, gal to nepadarei. Sakau, bet padariau, jis kurva, tai nereikia visiems žinoti, kad čia tikrai padarai. Gal tu šiaip juokavai. Ai, nu, jo, gal ir juokavau. Nu, juokavai tu. Tu juokavai. Viskas. Tu viskas, tavo pozicija yra. Tu juokavai. Ne, juokavai tik tai apie azijiečius. Va ten, tai tu pasakei, kaip galvoji. Ar galima dabar mane vadinti kontroversišku? Taip. Jo. Gerai, tuomet aš esu paruošęs, taip jau įeinant, žinai, viską. Jau kaip vedėjas. Perit, jeigu vadinat mane, jo, sorry, pašikau. Paperčiau. Ne. Sėdėk. Ne, iki galo. Aš iki galo. Nu ką parašai? Kontroversijų maišelis toks bus. Ir... Su bitutėm. Kažkaip fainiau. Aš paruošiau, per šį mėnesį buvo daug įvairių kontroversijų. Kontroversijų, visokių bifų, taip toliau, susijusių ir nebūtinai su čia kurie čia sėdi žmonės. Žiūrėk, Deividas žiūri žemę ir bijo, aš matau, jis kaip klausia mamos, ar gali išeiti pas draugą. Tu sakyk. Kai kurių žmonių nėra čia, kai koks žmogus yra su kontroversijom susijęs. Seniai, man patinka, kad kai vaikas jūs nahui, tai Deivis vapšė nesaugojo bazaro. Sakė viską tiesiai, dabar karočią buvo, žiūrėk, dabar buvo karočią. Nu, čia buvo. Aš nesakau, kad apie tave.
Bet karočią buvo... Nu, tu pasakyk. Matai, nes jeigu aš būčiau bėgiojęs ir sutikęs tą vaiką ir į mane 100 žmonių dar žiūrėtų, taip, aš tikriausiai nebūčiau siuntęs nahu to vaiko. Galimai. Aš būčiau tam vaikui nukėlęs fedorą, būčiau sakęs, prašau. Aš noriu tik, o tu supranti, Davidai, ką tas reiškia, kad tu gražiai elgies tik tai, kai žiūri kiti. Kas reiškia, kad tu dar didesnį šiukšlį. Tu dar didesnį šiukšlį. Ne, aš manau, kad kai... Nu, čia normalus dalykas yra, kad kai į mus kažkas žiūri, tai mes bandome... Ne, sen, yra toks dalykas, pavyzdžiui, kaip moralinis kompasas. Nežinau, ar esi girdėjęs. Ne, man nereikia kompaso, aš ragelį turiu, nahu. Viską matau. Ką matau kompas. Ne tavo metai. Atsirado, kas aš piratas, ble. Žiūrėk, kalbant apie kontroversijas, pats dabar įpuolęs, mūsų kolegos komikai supuolė. Pagavo tave. Žiauriai. Vagiant ir tada pradėjo kelti ir man pasileidom, kad darysim bazarą su tavim. Įsidėjau pausterį, man parašė Emilius. Mes su Emiliu šiaip tikrai gerai sutarėm ir aš apie jį mažai turiu ką blogo pasakyti, kai pradėjau labai palaikyti, tai aš noriu, tipo, žinai, yra sunku, pavyzdžiui, kitų žmonės, su kuriais gerai atrodo sutari, pykstas, žinai. Ir, man sakė Emilius, kad tu esi antikristas. Kad, tipo, sako, čia kaip su Putinu daryti podcastą. Panašiai Emilio tema, žodžiu. Ir yra porą dalykų, kuriuų aš noriu tavęs paklausti, nes aš nežiūrėjau, man patinka, ką jie daro, bet man sunku kartais žiūrėti savaitę. Tai čia čia bus, tai galim iš čia išimti ir tada iš karto nuo to ir pradėti, ne tiesiog? Jo, galim paklausti. Pašalinam dramblį iš kambario. Jo, tavo paskutinė kontroversija. Per daug nesiplėsim, bet man pačiam įdomu. Gerai. Tai prasidėjo viskas nuo ko? Prasidėjo nuo to, kad tu pavogiai bairį. Ar matė jo? Kaip ten buvo aš? Aš tai nežinau, tipo... Jūs gal pakomentuokit, ar čia yra... Kaip jums atrodo, gal žinai šitas dalykas. Nes, tipo, vis tiek jūs kalbėjote, jūs iš šono matėte ir jūs komikai esate. Kaip jums... Kai, tipo, žmogus, kuris absoliučiai nėra susijęs su komedija, tiesiog pakartojo kažkokio podcast'e, kažkokio žmogaus į pavairį ir tiesiog nes ėjo temos ir mes... Buvo esmė tame, kad tiek aš būčiau... Abieje. Čia buvo Ari Mati Bairis. Tipo, buvo viskas clean, bet tiesiog mes su Dėju toliau žvengiam, šnekėjom ir viskas, žinai. Ir tada aš tiesiog man gal įdomiau, aš nelabai turiu šitą temą šiaip ką plėstis ir kalbėti, nes jau jie viską pašnekėjo vieni. Žinai, jau jie pilnai išnekėjo viską, ką galim pašnekėti. Tai gal man tiesiog šiaip ir gal žmonėm įdomu, kadangi jūsų podcast, tai jūs pasakykit, kokią jūs, pavyzdžiui, nuomonę. Žinai, buvo, iš karto, pavyzdžiui, žiūrint, tas buvo, ir jie patys, pavyzdžiui, sakė, ir aš to pilnai sutinku, jeigu tu pasakai, pavyzdžiui, kito žmogaus bairį gerą vietoj prisiminęs, ir tu tiesiog pasakai, čia yra to žmogaus bitas. Mes kaip komikai esam pratę sakyti, kad nebūtumėm asocijuojami su plagijavimu ir taip toliau. Mes pasakom, čia jeigu ką ne mano buvo, čia kažkino kito. Tai vėlgi norėčiau praplėšti greitai kaip komikai. Taip. Tai aš suprantu jų čia tą norą įsižeisti, tipo ir supykti, bet aš suprantu ir tau pusę, nes tu nežinai stand-uperių panetkų, žinai, tu nežinai, kad tau dabar pasakius bairį reikia sakyti. Tu vertini žmogų jo pagal tas pačias taisyklės, bet tu nelaikai jo komikų. Šitą aš suprantu. Man atrodo, kad čia labiau žinai, kokia buvo situacija. Nes šiaip savaitės rifas, man atrodo, jaučia tau nepykantą nuo labai seniai. Jo, čia nuo senų. Antanas užvedė visą šitą. Jo, aš atsimenu šitas, kur buvo tipo. Ir man atrodo, jie tiesiog dabar pamatė puikią progą, kur jie iš esmės iš savo varpinės yra teisūs. Mes tikrai esam prieš tą, pavyzdžiui, bairių vogimą, žinai. Jo. Tai man irgi čia atrodo viskas. Tipo, jeigu ateitų komikas ant scenos ir sakytų kitų bairis ir už tai gautų pinigus ir čia programai jis pasirašė tokią. Žinoma. Sen. Jo. Bet, sakau, iš mano pusės, žinai, šitoje vietoje tikrai nebuvo kažkokios intencijos, kad, žiūrėk, dabar šiaip, logiškai man pasakyti, ar tipo, jūs galvojate, kad aš esu tiek daunas, kad aš pasakau, realiai, dahuja garsaus komiko bairį, kurį parodė Kill Tony per Netflixą ir aš toksai, tipo, ble, jau čia niekas nesužinos. Tikrai, nieks nesužinos, kad aš čia, kad pakartoju dabar. Tipo... Jeigu taip būtų... Supranti, aš dėl to niekur nekomentavau, niekur mes su Deiviu, nes pirmiausia, skau, ne mūsų auditorijai, aš viską pilnai suprantu, ką daro bernai. Taip, dabar ir šita vieta, ką mes šnekam, bus tikrai jų podcast'e kitą antradienį. Ar kada ten išeina, žinai. Pirmadienį. Esmė tame, kad aš pilnai suprantu, ką jie daro. Jie daro turinį. Čia yra jų turinys, dėl to jie viską ir tempia, komentuoja ir daro. Mes, pavyzdžiui, su Deiviu, ko mes nedarome, mes niekada, jokią mūsų potkį mes padarėme jau 16, mes niekada nelendam jokius skandalus, nes mūsų visai kita yra linija. Ir mes, supranti, mes nesivarginam ir specialiai nesistengiam kažko klikbeitintis, kažko rink, kur ten visi rašinėja, kada atsakysit, neatsakysim. Bernai viską pasakė, jie daro turinį.
ant nei vieno iš jų nepykstu, nei ant to Patarako, nei ant Emilio. Aš esu buvęs jų stand-upuose, zaibys, jie jokingi bičiai yra, viskas jais yra gerai. Ir aš pilnai suprantu, aš žiūriu iš verslo pusės į YouTube. Apskritai man YouTube yra verslas, belė koks, iš kurio namą nusipirksiu ir taip toliau. Jau pradedi girtis. Ne, aš sakau, Namo, aš džiaugiau, dabar mane užpiso jau. Ne, aš sakau, kad aš žiūriu, žinai, iš tos pusės, kad, nu, tipo, yra dalykas ir aš pilnai suprantu, ką jie daro ir viskas yra su tuo valio. Viskas gerai, jie daro turinį. Viskas puikiai. Žinai, kai buvo videosa, kur kleimino, buvo viena video, kur patį pirmą padarė ir aš esu nustatęs YouTube, kad ten, žodžiu, suras algoritmas ir kad jų video išėmė tiesiog, kur ten buvo atvaris rūta ar kažkas į svečius, aš grįžau po sporto salės ir, tipo, man ten jau pradėjo, o čia, blėt, žinai, tu pasiskundai, jisai ten išėmė videos ir aš tiesiog matau, kad yra, žinai, tas videosas išimtas, mums atės notificationas, nu ir aš tiesiog atcancelinau, nes aš pilnai suprantu darbo etiką, kad buvo žmogus operatorius, buvo žmogus, kuris montavo, buvo svečias ir čia yra realiai su tokiam peržiūrom yra apie 800-900 eurų įėmė kišenį. Tai aš suprantu, kad tai yra darbas ir aš tiesiog, nu, tipo, imkit, jūs darykit toliau. Supranti, esmė tame, kad aš tai tau automatiškai kleimino tą podcastą ir tu jį nuėmė. Jo. Yra ten šiaip labai geras YouTube dalykas, su pasus, vaikelius, nukius fotkės, viską ten dabar žiauri greit sugaudo tave visą. Tu gali užsiblūrinti savo veidą kito žmogaus video. Gali daug dalykų šiaip su YouTube padaryti iš viso, tai ten žiauri easy surasti. Aš kokį mačiau YouTube dalyką, karoči. Yra parašyk naked yoga. Nesvarbu. Galit parašyti dar šiaip sket porno. O matėt, kad yra video, kaip gimdo pilnai? Jo, šitam upelį esu matęs, kaip lenda vaikus upelį. Natūralus gimdymas. Mačiau, kaip žirafos gimdo, karočią. Tu prieš gyvūnus. Tai va, tai tokia, žinai, situacija. Tai aš sakau, čia kiekvienas tegul vertina pagal save, kaip nori vertintis. Aš žinau, kad, nu, tipo, mano sąžinė yra rami, žinai, šitoj vietoj ir tipo, tikrai aš jokios intencijos kažkokios, žinai, nu ir šiaip dabar dar kitas dalykas, žiūrėk, gyvenime nebūtų nei tas Emilis, nei ten tas Patarakas, matė, kažkoks čiūvas, kuris, blėt, sėdėjo, žiūrėjo video, sulygino ir tipo, jiem, ir taip čia buvo po mėnesio gal su pusę kažkas, tipo, žiūrėk. Nu, žinai, tai va čia ir atsiranda tas, tipo, šiaip nežinotų ir apšė neskodėtų, bet dabar, va, kaip tu sakai, atsirado galbūt pretekstas, kodėl, davai, žiūrėk, pisam grūsą, žinai. Nes jie visai padarė apie kontentą, belė kiek padarė apie tave? Realiai apie kokias 6 valandas. Aš pridėjau noriu, žinai, jeigu jie būtų tik sakę apie šitą dalyką, nu jo, tipo, tu nebuvo, kad nupizinai specialiai, tik nepaminėjai to, kad tu... Ar įmatė bairis, bet aš galiu suprasti jų naratyvą, kadangi jie kaip komikai, tu asmeniškai priimi šitą dalyką. Ir aš suprantu, kad jie atėjo podcast skaitų, ble, čia not cool, čia negerai, čia nupeisim, žinai. Bet man tai buvo kaip iški kitas dalykas, tai kai kiti žmonės prirašo apie tave dar dalykų ir aš nežinau ten ar tiesa ar ne, bet aš nesu linkęs pasitikėti kiekvienu žmogumi, ką prirašo ir jie parašė, rifferiai parašė riffom nariams kažkokiu dalyku apie tave, nu kur tu ten prisvait gali. Aš pavyzdį neturiu. Aš, pavyzdžiui, Inidis Jasnauskaitis nėra, kad labai mėgčiau, nedaleiskim. Aš galėčiau pradėti rašyti beleką, nahui. Ir kai kurie žmonės tikės, kai kurie net... įsisuka internetas. Žmonių, kurie patikės irgi skys, o, Inidį tokia, ble. O kas yra su Inidė, kas jinai vaikas, kad jos nemėgsta? Šiaip, nebe. Ačiū labai. Elgesi kaip. Bet nes buvo, pavyzdžiui, žinai, mes irgi, kai buvom susitikę, prieš tai kalbėjom, tu sakai, pavyzdžiui, kad jūsų politika, pavyzdžiui, yra nekalbėti, bet yra kažkokia riba, pavyzdžiui, kur tu jau, tarkim, kažką atsakai, nes vis tiek, pavyzdžiui, aš daug dalykų irgi girdėjau, man Emilis daug dalykų parašė, žinai, ir aš nežinau, kiek aš daug dalykų tu tikiu, tipo, nes mano, kiek tavo santykis su tavimi yra pakankamai, nu mes, aš irgi vertinu dažniausiai žmonės pagal tai, kaip jie bendrauja su manim, žinai, nes būna kartais susitinki su kokiais komikais ir jie dažnai nupasakoja apie žmogų, jie nupasakoja, oi, sako, tas susitiksi, pamatysi, šių yra, ir tada susitinki. Ir tas žmogus tau būna normalus. Ir kartais būna priešingai. Kartais būna tokių situacijų, kur, tarkim, toj pačioj komikų bendruomeniai, žinai, yra žmogus, kuris visiems labai labai patinka, tipo, bet tuo pačiu metu mes visi žinom, kad jis iš tikrųjų ir yra urodas, žinai. Ir, tarkim, ir jie, pavyzdžiui, kartais viešai mes komikai nekalbam apie tai garsiai, nes vieni pas kitus į projektus einam, nes būta dar ne šeima ant popieriaus labiau apsimoka, žinai. Ir va šitas dalykas, ir, pavyzdžiui, nes buvo rašė Emilis, kad tu ten iš darbų moteris atleidinėjai, karočią, kad iš nukritusių žmočiučių filmuoji ir žvengi, tipo, kad, nu, karočią, visokių įmanomų dalykų aš girdėjau, žinai. Tai aš nežinau, ar yra kažkokia riba, kur tu tiesiog jau atsakai, tada kažką darai. Ne, man, tipo, supranti, sakau, yra man dalykai, nu, kuriuos aš tiesiog žinau, kas buvo. Ten, kad atleista ta moteris, tai jo, atleidau aš ją, nes dėl to, kad ten šiaip labai... Gerai, pala. Gerai, suradau naują žaidimą. Man parašė Emilis, o dabar aš klausiu. Ten labai šiaip juokinga situacija buvo, nes jinai... Aš nemačiau, ką jinai jiem parašė, bet esmė tame, kad ten šiaip baisiai random žmogus prasileido lygiai vietai. Mes buvom nuvarę į šitą
Koks Karolinos Mišino tėvutas yra Užupio picerija? Jo. Ir Dantonio dar yra. Ne, nuvarėm į Užupio picerija, buvo Vanesos mamos gimtadienis, mes ten su Vanesos varėm prisijungėm, žodžiu, 5 gal mes įdėjom ar kažkas tokio, tai užsakė Vanesos mama ten, su kažko mes valgom, žinai, ten pasveikinom, išeinam, tai buvo, seniai. Max minutę, gaunu žinutę, paėdėt kaip kiaulės, o nahu net arbatos nesugebėjai palikti. Tokį, ta pana, ta darbuotoja, visą tokį, žinot. Iškart, aš suprantu, taip, išsiemu ragelį, aš žiūriu, toks mane lyg suimo, toks išjungiu, bet tada galvoju, ne, pala, kas yra, žinai, įsitraukiu ir jau pradelytinta, žinai, ta žinutė. Tada tiesiog, kadangi aš Karoliną puikiai pažįstu, aš Karolinai parašiau, skau, žiūrėk, Karolina pas jūs dirba šiandien tokia ir tokia mergaitinė, atrodė taip ir taip, jinai man parašė taip ir taip. Skau, man viskas good, ką jinai parašė, man yra pahu, man yra čia labiau juokinga, bet jūs, sakau, tiesiog pasižiūrėkit, nes atėjus į restoraną, gau tokį tipo, bet realiai taip rašė, paėdė kaip kiaulė, o nahu net arbatos nesugebėjai palikti, kur tipo, blėt, aš vapšiai jau pavalgyti picų į mamos gimtadienį, kur tipo, net neš nahu, aš sakiau viskas, aš net nemokėjau, atsipis nuo manęs. Ne, aš kaip kiaulė ėdžiau. Jo, tipo, gal rėdžiau kaip kiaulė. Kuo tai pasėmės? Bet, tai va, ir tada gau, žinai, kad, nu, tipo, paskui jie, tai aš nežinau, kad jie atleido, bet pasirodo atleido, sutvarkė reikalų, žinai. Tai jo, yra. Aš irgi tikrai ne visą turiu. Yra dalykų, kas yra tiesa, faktas. Bet tai tada vėl, nu, tipo, karoči, pati nahui prisimalė šūdą. O jeigu, pavyzdžiui, jūs, tarkim, tave su kolega Deividu irgi pakviestų ir eitumėt kartu, atsisėstumėt, filmuotumėt turinio vienetą bendrą. Išsiaiškint santykius iki galo. Nu, ta prasme. Jo, manau, tipo pasišnekėt. Nes aš manau, kad savaitės rifas, kas yra svarbiausia, jiem tai kaip turinio kuriem komikam, tai svarbiausia sukurti gerą produktą, žinai. Yeah. Aš manau, kad jie galėtų padėti savo turimą antipatiją, jeigu galima taip išsireikšti, kad sukurtų gerą turinio vienetą. Čia matai toks, sakau, žinai, priklauso kaip yra, nu, kaip žmonės galvoja, kaip jie ten elgtųsi ir taip toliau. Aš realiai, jeigu mane pakviestų, nežinau, Emilis Alaus atsikertų, aš norėčiau pašnekėčiau, aš tiesiog galėtų papasakoti, kas jam nepatinka. Gal, aš žinau, kad jie yra šiaip apskritai, man šiaip buvo keista, kodėl mane kažkokiu būdu, blėt, sieja su komikais. Ir aš nežinau, kas čia užvedė tą dalyką. Man atrodo, gal Airidas buvo, kai jisai pirmą kartą ant manęs supyko. Žodžiu, ant manęs nuo senų laikų aš turėjau šventąją trejybę pikčiurnų. Tai turėjau Airidą, Marką Žukauską ir Antaną. Nes jie, karočią, varė, man atrodo, stand-up'int būdavo kitokias paskelbimuose per tas breikus. Ir aš tuo metu buvau 25 metų tas debiliukas, kuris dariau galvo, kad labai juokingai darau turinį, bet iš tikrųjų išimčiau tuos 6 metus iš savo gyvenimo bendrai, nes, nu, tiesiog gėda prisiminti viską. Bet tuo metu aš keldavau starekus. Ir jie, tipo, pasirodė ir aš kėliau, tipo, nu, Airidas nejuokingas, Markas ten nejuokingas, Antanas nejuokingas. Ir nuo tų laikų iki šių dienų, tipo, eina tas, kad, nu, tipo, ką aš čia, žinai, kažkada įžeidžiau juos, tipo, ego įžeidžiau, žinai. Ir va, aš tik nenoriu apkaltinti žmogaus neteisingai, bet aš galvoju, ar ne Airidas ir bus užvedęs, tipo, kad čia kažkaip mane su tais komikais sėtų, kur aš babšie nesu komikas. Jūs, tarsi, didžiausia pagarba ir šiaip žmonėm, kurie moka būti juokingi tiems, aš gyvenime nedrįščiau nahui juokaut. Mano humoro jausmas yra kaip antroko, kur tipo juokias Vanes ir dar 4 žmonės aplink, viskas tiek, aš esu juokingas. Žinai, ne, nu, tipo, ką aš noriu pasakyti, kad negali siekti. Kaip apsišykį, nu, juokingi. Ne, nu, dėl to, kad apsišykau. Pavyzdžiui, Tai reikia apsišykti, kad juoko gauti. mes esame promo klipą filmavę, aš tau pakeitai. Aš šiaip Vanesą labai lengva prajuokinti. Labai sen. Aš ten pasirašęs apie tave dalykų buvau ir... Nu, prizė, žvengia, tos mane, kai pizdavoja, žvengia iš visko, žinai. Jo, tai skau, tai, nu, čia toksai, žinai. Nu, bet čia, žinai, sakau, yra kaip yra, žmonės kalba, man niekada manęs tokie dalykai neliečia. Man viskas yra gerai, aš skau vertinu per kitą prizmę, aš pilnai suprantu, kad čia yra jų darbas, jie tą savo darbą daro puikiai, nes, tipo, darydami tą turinį, jie renka peržiūrą, žinai, ir viskas yra su tuo tvarkoj. Skau, man jie atrodo, nu, tipo, aš manau, kad jie yra normalūs žmonės, aš esu buvęs ir jų stand-upas ir vis kitą, ir man aš iš vis, žinai, man buvo juokinga biškita vieta, kaip mes čia beefinam. O kaip gali beefinti, jeigu tik viena pusė beefina? Aš noriu... Nesakyti. Ne, aš noriu paklausti, kaip gali būti konfliktas, jeigu tik viena pusė pyksta. Žinai, tai va tas dalykas. Bet, nu, čia toks... Ne, nu daro, šiaip savaitės rifas, ką jie moka, tai jie gerai moka pasigauti dramas. Viskas gerai, jo, ahuienė bičiai yra, skau, viską gerai ten daro ir zaipys. Aš tai neturiu, skau, nieko prieš man good, viskas. Man irgi, man patinka, aš buvau tik tai šiek tiek įsijungęs, man tai juokinga buvo tas, kad, nu... Man šiaip Emilis patinka, žinai, man jis juokingas bičias yra ir būna žmonės kartais nurašo, kad jisai sako, kad jam išpūsis smegenys nuo steroidų, aš manau, kad jis yra kaip tik aštriausiai savo versijoje dabar. Ir jis tiesiog, turi daug sinonimų Bibių, ką žinau, man taip jisai turi kažką. Tik tai man sakau, yra gaila, kai
kai žmonės, pavyzdžiui, atrodo, žinai, kur tu atrodo pažįsta abu žmonės ir jie nepažįsta vienas kito. Ir tu gaunas toks per vidurį, kur jeigu jūs tiesiog susitiktumėt, man atrodo, pašnekėtumėt. Tai dar yra tas sprendimas dalykas, kad tu... norėjau, aš suprantu, kad peržiūros labai gerai veikia, dramos taip toliau, bet ir galėjo ten padaryti, aš nekaltinu, kad jie tai padarė, nes jie gyvena realiai iš to, kad jie skandalizuoja. Viskas gerai. Ir taip toliau, ir jie taip renkasi peržiūros ir čia algu, čia nėra kritika, čia yra faktas tiesiog. Bet jie prie to dar galėjo parašyti, žinai, tipo, ble, David, susitinkam, pasiaiškink mum dabar, bet tai matai, pasiaiškink, žinai. Tu matai, man keista, vat, yra tas dalykas, kaip, nu, vat, aš, pavyzdžiui, ko irgi nemoku, kaip tu gali pykti ant žmogaus, kurio tu šiaip nepažįsti. Nu, tarsi, kaip tu gali realiai pykti, kai tu to žmogaus net nežinai, nesi matęs, nesi kalbėjęs, nu, žinai, kur tu neturi įspūdžio, jokio iš tikrai realaus, žinai. Tai tu iš esmės pats ir pasakėjai, tipo, nes ta hebra, kurie atėjo, buvo už mus, pavyzdžiui, tarkim, 5 metais anksčiau yra, tipo, į komediją, jie gal, nu, tipo, laikos to iš vien, žinai, sako, ta bendruomenė, tai čia yra didžiausia propaganda, tipo, stumta, kad tiesiog, nu, žiūrėtų kaip į didesnį produktą, žinai. Bet tiesiog, kadangi, nu, ta prasme, tu mano draugus vadinė jokingais, tai aš tavęs nepatinki man, žinai. Nu, tai čia bet aš šitą dalyką suprantu, bet aš tiesiog norėčiau, kad mes dažniau, žinai, vertintumėm biški racionaliai tą žmonės, žinai. Aišku, jeigu, žinai, išlenda negražus dalykai, tada jo, bet irgi tada yra sunku, tai kiek tada tu, žinai, vadovaujasi, tarkim, paskolom, jeigu man kažkas parašo dabar, mačiau tavo draugą Davidas, čia vaikus nahu siuntinėja, žinai. Tai aš išgiršiu, galvočiau, nu, čia negali būti, ble, čia tipo, kad aš negali būti, tipo, Davidą pažįstu. Plus, šiaip toks dalykas. Kurva, palauk, dabar susimaščiau. Šiaip gerai, Neda sako, jeigu tu ten kažko kritiškai blogai nesi, kažko, nu, kur jau tikrai objektyviai blogai nesi padaręs, o tiesiog apie tai yra paskalos kažkokios, bet aš susitinku su tuo žmogum, daleiskim, labai sunku. Aš buvau girdėjęs apie tave ten blogų dalykų ten iš tų pačių kolegų, kuriuos tu girdėjęs buvai. Ir aš buvau susidaręs tam tikrą įspūdį apie tave iš tų kalbų, nemeluosiu. Bet mes kaip prieš bazarą susitikom, mes susitikom prieš, kai tu su Mantu pasikvietei mus. Į laidą jo. Ir man, ble, ir aš atsim kalbu su kažkuo, su Visicku. Nu, blėto, huienas bičias, sakau, nu, tipo, zaibys, tipo. Jo, draugiškas. Ir va čia tas ir, man svarbiausia, jeigu tu nesi šiaip padaręs ant kažko, nežinau, pavogęs ant kažko žmogaus nužudęs. Gerai vardinam, karočiui. Tai man, tipo, ir su manim bendrauji gražiai, nes su manim gražiau bendrauji negu, nežinau, tam tikri komikai, kurie, žinai, bendrauji. Mano šiaip tai, tipo, yra bendrai visą gyvenimą, iš tikrųjų, nuo mokyklos labai tikusi po vizą, nežinau, nu, tipo, apie mane, šiaip kurti istorijas ir ant manęs pykti. Bet čia vis, tarsi aš nuo pat mokyklos vaikystės jau visą laiką buvau tas, kur tipo visi pykdavo, kur apšnekėdavo, kur šiaip tipo stumdavo. Bet čia visą laiką, matyt, kažkoks yra tinkama aura. O tai kodėl? Iš manęs gal, aš nežinau, iš to snukio, iš kažkokio tipo susidaryti hujovą įspūdį, nes ten tikrai prisiekiu, ne kartą yra, šiaip galvoju, kad tu duhas, bet kaip pabendrau normalu. Žinai, tas klasikinis, kur būna. Tikrai ne kartą yra taip buvę. Žinai, tai aš manau, kad tiesiog aš labai tinkamas. Man dažniausiai sako, kad aš galvoju, kad tu debilas, baisus esi. Baigtų, tu žiauri durnas. Yra priežasčių, Davidai. Tai jo, aš ir ypač po podcast'o, kur aš bendrauju, nu aš šiandien įsipisinėjau dažniausiai atveju. Ir čia, kad žinotumėt, ką mes sakom, čia nėra tiesa, čia personažai. Čia juokauja. Ir aš kai pasakau, tipo kažką, ne tai, kad protingu, bet ką normalus žmogus pasakytų. Triskiemenį žodį. Pasako triskiemenį žodį, pizda, vyžiai plečia žmonėms. Logopedas. Taip veikia dalykai, žinai, gyvenime. Jo. O gerai, pavyzdžiui, koks dalykas, pavyzdžiui, jūs, pabendravot su kažkokiu žmogum. Suprat, pavyzdžiui, kad tas žmogus jums visai, tipo, su jumis bendrauja mandagiai, fainai, smaldėt. Kokio dalyko net leistumėt ir tada su tuo žmogum nebebendrautumėt? Vardinu. A. Karo nusikaltimai. B. Pas jūs mašinai palieka maisto. Tu jau čia apie mane. Taip. Kur vis var draugelį vardina, ką blogai daro. C. Karočią, šaukiant vaikų. Kodėl tu mane prie karo nusikaltimų dabar priskyrė? T. Rumunija yra užblokavęs kortelę. Ir E. Reiktų kepūrės. Gerai, ne, šiaip rimtai, aš tai, pavyzdžiui, galvoju, jeigu sužinočiau, kad, tarkim, mano draugelis, nu, pavyzdžiui, jeigu jau tėvynės uždavikas yra, jeigu su Rusija dirba, aš biškį norėčiau atsipudvolti. Rusija, Baltarusija, jeigu ten atsikėlęs... Gal yra ir šiaip kokių dalykų, nu, pavyzdžiui, kur, nežinau, ten, tarkim, žinai, kad baisiai pradeda tavo paną kokie čiešint, arba, nu, žinai, tokių, kur pradeda... Jeigu, pavyzdžiui, sužinočiau, tarkim, kad kad, tarkim, nu... Kažkokio tokio, kur, kur daro tokio, žinai, už nugaros, kur sako vieną, bet už nugaros ten kažką, žinai, vos ne...
Jo, tokių dalykų. Sesė tavo Man išpisa. seniai, jeigu žiūri slapta labai moteriškus serialus. Vėl, ble. Aš net laikyčiau, taip aš tau pasakoju savo kūro dušelį ir tu bričiu. Man atrodo, apie tai vėl Aš kalba. tau atsiųsiu tą H2, blėt. Ten trys mergelius. ir ten gražios merginos Negaliu pasitikėt, būna, na. karo, jos undinės. Kaip tu gali nežiūrėti, jos ir panos, bet jos turi undiniškų problemų. Jo, man karo... Kokios yra, blėt, undiniškos problemos? Švynai. Kur ta reklama yra, kur undinė guli ant akmens ir merginos pas jūs ten kartais smirda pačioje. Matė tą reklamą, blėt? Visada manęs niekada nesmirda, aš sakau. O ten, blėt, nematė, per Alanką yra reklama, guli, karočią pana, stipisus pilna peleką ant tokio akmens, tipo ir pleškena, takšt, ir ten merginos, jeigu jums kartais ten būna tas kvapas, taip, koks, blėt, kvap, jums ten pienligė. Yra reklama, kur pasako, tiesiog. Tai susėda galvos marketingo. Gerai, kaip dabar mums reikia kur gražiai moterimis komunikuoti. kad smirda. Undinė. Kaip tą kvapą? Žuvis. Dėkštus, davai į Maksimos karpių, karočią akvariumą įmetam undinę. Jo, tai yra. Leidžia eurų. Meninį interpą padaryti. Na. Davidas Saliūnas ką tik parašė. Jis čia sėdi. Pasakysiu taip, H2 ir aš žiūrėjau. Kurva niekam nesakai. F, kaziolas. Davis išeina. Jo, tai va. Tai aš, karočią, man žinai, su tais, tarkim, tai kur aš, pavyzdžiui, visiškai nubraukčiau žmogų, tai turi man kažką asmeniškai padaryti, arba išlys, kad jis yra, tipo, tikrai jau tikras šikštinė. Nu, taip, aš meluot, apgaut, tokie dalykai, kur skauda. Bet turi man labiausiai. išlys taip, kad aš 100% žinočiau, žinai. Nu, Jo. Tipo, kad man kažkas, kad pasakojo, kas girdėjo, kad pasakojo. Nu, tai pats turi taip. Nu, arba aš turiu išgirsti žmogaus, kuris yra mano draugas, kad jam tiesiogiai padarė, žinai. Arba turi teistumą turėti, va tada geriausias įrodymas yra. Jeigu sėdi draugelis, o pykoje, negali sakyti, kad seniau braškės skynė. Kad tikrai, reiškia, tikrai padarė. Tai va, jo. Nes man labai, pavyzdžiui, nepatinka, tipo, kai, aišku, man papletkint, aš mėgstu, kur, žinai. Aš, kaip pasakiau, pletkint, mergos sėdi, mėgstam ir mes. Mėgstam, pletkint, mums patinka. Pletkint smagu, bet priimti sprendimus klausant pletkų yra, aš manau, blėt, žalingas brožas, žinau. Matai, kaip protingai pasakiau, merga netuščiuvo. Net neturime ką pasakyti irgi jau. Nu tai papasakok apie tą savo namą kažkam. Ne, taip, turim kontroversijų. Davai, tai gerai, kad aptarėm, nes man buvo... Žinai, aš galiu pasakyti taip, jeigu jam labai skaudėjo, tai tiesiog atsiprašau šių, jeigu jiems čia žiauriai širdį sužeidė, bet aš, savo skau vietoje aš ne. Realiai aš neįsivaizduoju, kad aš kažką tokio padariau, kad, žinai, nutipo taip čia viskas nuvilnijo kažkur, kur nuvilnino, bet laibūna, viskas yra. Gerai, ačiū, kad mums apie šitą papasakojo, aš tai dėkoju, nes man buvo įdomu ir tikiuosi, kad ir žmonėms buvo įdomu, kad čia susirinko ir kas žiūrės internete. Aš manau, kad visi norėjo, kad bent jau kažkiek aptartume šitą reikalą. Gerai, na dabar Davidai. Kontroversijų maišelis, bet žiūrėk, aš tų kontroversijų per pastarį mėnesį buvo labai didelių, bet jų nebuvo daug. Daug, ne? Tai ką aš sugalvojau, aš paėmiau labai senų kontroversijų. Kokių senų, pavyzdžiui? Prieš 20 metų kalbėjau irgi. Įdėjau. Dar. Tai mes bandysim senas problemas Kur tau šiaip 2 prieš 20 metų. Jo, ten bus idėja. Gal ir sudrasim kėdžių, kažkas bus, nežinau. Ble, karočią kažką, tiek visko vyksta gyvenime. Davėm žmogui, Apie tą moterį, kur šok su manim apsivogė. Ble, gaila neįdėjau, bet, ta prasme, aš nenorėjau įdėti, kiek mes jau esame apkalbėti ant klujumo visus bifus, taip turiu. Aš norėjau kažką naujo įdėti. Gerai. Nu, davai, nutrauk. Žinai ką? Salė tavo. Skaityk. Kurva savaitės Rifas X Benjis. Turim. Geras, čia gėkinga. Nu šitas pasisekė, kitas geras turi būti. Davidas prieš antrokę. Gerai, čia senas bus. Aš nežinau, gal... Jeigu ką, tuos senus keliais žodžiais pakomentuočiau. Gal mes tiesiog net nežinosim, ne? Nepradė mazintis, nesimazintis. Gerai. Komitink. Kaip jūs atsimenat, kaip jūsų akimis atrodė Žalgirio Romanovo visa situacija? Kauno Žalgirio ir Vladimiro Romanovo. Kai jis išgelbėjo klubą, tada pats dar daugiau skolų pridarė. Ir... Žinai, Davidai, žiūrėjau aš į Romanovą, kai man buvo 6. Čia žinai bus, kur Deivio įdomios kontroversijos. Kur kas man įdomu. Man tai čia žiauriai įdomu. Davai, žinai, ką Davidai. Mes jau nematom, tu net spurdi tokį traukį. Davai darom taip. Tu, karočią, suk ir vardink, o mes, jeigu jau pamatysim, galim užkipsim, karočią. Kitas, čia, jeigu neužkipsit, tai atsiprašau jau. We listen, but we don't judge.
Except nedas Judge Lot, man. Mano yra tokia rolė šitam podcast'e, tu kažką pasakai ir aš sakau, tu gal durnas. Ne, juokauju. OG versijon Aha. X Viktor Balikov. Ai, tai čia prieš. Čia prieš. Yra ir kita dar panelė, bet aš išskyriau juos abu, nes mažai tų kontroversijų, blėt. Tai sudėjau į atskirą. Tai čia aš galiu pasakyti, kad aš labai šiaip nesidomiu jokiais pletkais. Tai aš labai, aš žinau, kad tik tai ten va, vienas kitam kažką. Ir paskui man Deivis buvo paleidęs tą, kur atsiuntė jisai Viktoro paneliai, kad tipo, ten verksi tu, verksi aš, o to minusą dedu, žodžiu. Bet daugiau nieko aš nežinau. Nu tai žinau, kad tipo, ten jau skiriasi 10 metų, o gal tada čia jau puodelis arba... Aš tai mačiau, aš tai žiūrėjau, man buvo įdomu, aš sekiau karočią. Ir aš sekiau ir man žinai, kas labiausiai užpisa, tipo, kad aš pagaunu save, ant kiek man įdomu. Tai kur tipo įsijungiu, tipo, matau, audžytas užsteigiu. Aš Naujas sezonas. Man įdomu, Aš pradžiai buvo faina, bet man, pavyzdžiui, šitą istoriją, tipo, visa, jinai yra įdomi dėl to, kad, nu, man šį biškį iš pradžių buvo žiauriai smagu. Žinai, kur sėdžiu, kur aš... Ir į galą man pasidarė tiesiog liūdna. Žinai, kur aš žiūriu... Perlipo ribą jau kažkokią, ar kad... Nu, tipo, perlipo ribą šiaip tiesiog. Dabar, matai, ištiko audžinė laimė, aš kaip supratau, kad numirė tėvelis jo, tipo. Ir apie šitą tai aš neprikolinsiu, nes aš manau, kad čia kiekvieno vyro gyvenime yra labai, nu, toks formatyvus taškas, žinai. Bet juokinga tas faktas, kad pakankamai netrukus Audžiai parašė, kad po biškį atsigavau ir antra pastraipa buvo tuo Viktorui dar pisina, kuris jis sakė, biškį atsigavo ir sakė, kad dabar duos vėl kontento. Ir paskui, žinai, ką kėlė, tarkim, apie šitą, apie Viktorą, apie Karoliną, aš matau, kad bičiui yra skaudu, kad yra liūdna, kad jaučiasi, tipo, kad įžeistas ir nemylimas momentais. Tai man tiesiog buvo momentų, kur buvo juokinga. Žinai, nes tas kaunietiškas bazaras, jisai gerai skamba, tipo, jisai kuragi sudėlioja kartais, bet kartais būna tiesiog, kur aš galvoju, blėt, aš norėčiau, kad palaikymo kažkas lauktų, žinai, daugiau. Tai buvo liūdna, bet tuo pačiu metu, kur jau pradėjo rašinėti Viktoro mergai voisus, kad tu čia kurva verksi, tai aš toks, gal jau biškį daug, gal negrasinam savo. O jūs taip esate šiaip už tą, kad skalbt viešą ar 2 triusikus, ar ne? Ne, aš manau, kad pasilikti. Sakyk pirmas. Gerai, aš manau, kad visus santykinius, aišku, jis šitą įsikeišino, jam ten 70k followerų pakilo, tai aš įsivaizduoju, kad jis pradžiai norėjo išlieti širdį, o po to pamatė, kad blemba visai čia ne ir eina kortą gerai. Ir plus protingai padarė, kad užsiprivatinau savo akantą, tai iš tos marketinginės pusės žiūriu, tai čia ohuienai viskas, bet aš labiau žmogiškosios norėčiau pažiūrėti pusės. Man biškai nepatiko tas, kad į dukros sąskaitą tie followeriai buvo einami ir bandymas toks apsimest kažkokiu, nu, nežinau, tipo, per dukrą vos nemanipuliuoti, bent jau man taip atrodė, aš neskau, kad čia taip iš tikrųjų vyko, čia kaip man atrodė viskas, skau, per dukrą manipuliuoti ir dukros sąskaitą ten pasirinkdavo gal followerių, taip toliau, man šitas... Žiauriai laukiu kitos savaitės story, Audžiai. Seniai, realiai, tau pizda. Siūs man savo location, aš tave kurva. Tau pizda. Plius kitas dalykas, aš manau, aš manau, yra tokia patarlė, kad nekask ranką, iš kurios kažkada pats valgiai. Tai aš manau, kad... Netokia yra, kuri tave maitina, blėt, kas taip. Bet, blėt, tema ta pati. Seniai, tai čia esmė ta pati. Nu kaip, blėt? Tai čia esmė ta pati, Zima, blėt. Ne, nu seniai. Vamšė laikas kitas, tipo. Nu, bet esmė ta pati. Kaip gali būti esmė ta pati, kas buvo prieš savaitę ir kas vyksta dabar? Esmė ta pati. Ar buvo Hataras sudegus dabar, karalius? Esmė ta pati. Arba jeigu dega dabar ir sudegi prieš savaitę, esmė ta pati. Sudegs. Noriu pabrėžti, kad šitas žmogus yra baigęs lietuvių filologiją. Tai nereiškia, kad aš patarlės visas, blėt, patarlių enciklopediją turiu ir žinau. Aš irgi galvojau, kad moko patarlių ten tam universitetį. Tai aš žinai, ką galvoju, kad apie šitą situaciją... Aš galvoju, tu jau baigęs istorijas, prašau. Tai aš manau, kad OG buvo... Man jis patiko dar prieš Karoliną ir jam susimetant taip toliau, aš jį žinau, klausiau muzikos, iki dabar klausau, man patinka. Dabar seniai matės. Dabar, kad nebemuštų. Tik aš manau, kad... Nemuštų. Tik aš manau... Sakyk, bet jis jau nebus į kitos vietų žiūrėti. Tik aš manau, kad jam nežmoniškai daug klautų ir visko Karolinos suteikė. Ir dabar taip, aš žinau, kad kad tikriausiai tu ją myli, tu jautiesi įžeistas, nežinau, sužeistas, taip toliau. Bet, nedaryk taip, nes visų pirma,
kai myli, nu, aš žinau, kad racionaliai tu negali mąstyti, bet, nu, nereikėtų taip daryti, nes tu terši kitą žmogų, plus audžiai, kaip pasisakė apie šeimos vertybės, kaip Vikčiui ten rašė, žinai, kad, oi, tu čia apie tai, neskaik man nieko, nes šeima yra svarbiausias dalykas, sen tu savo šeimą juodini dabar iš esmės. Nu, gerai, būsi šeima, bet vis tiek. Tai tu šitą dalyką darai, plus tau, Karolina, labai daug suteikia kaip atlikėjui, labai daug, nu, tai ir šito nereikėtų pamiršti. Tai va. Gerai, šiaip gražiai labai tikrai. Nu tai va, gražiai Deivis sudėlioji čia tavo nuomonę, aš tai... Mano nuomonė yra vapšė, karočią, priešinga, aš manau, kad vapšė nieko nereikia slėpti, jeigu, pavyzdžiui, žinai, jeigu iškyla kažkokia situacija, kur tu nori nupiešti vaizdą bendrą, karočią, aš, pavyzdžiui, turiu tokį požiūrį, kad aš neturiu nieko niekada nuo nieko slėpti. Jeigu kažkam kyla kokių klausimų, aš papasakosiu visą savo versiją, viską kaip man atrodo ir tada tegul žmonės patys renkasi įvertinti, kaip žinai. Jeigu, pavyzdžiui, Audži papasako savo versiją ir kiti žmonės pažiūri, dabar galvoja, oi, Audži čia, pavyzdžiui, neteisus yra arba išėka kvailai padarė, čia mūsų yra prabanga tą daryti, jisai jaučiasi geriau tą papasakojęs. Ir aš, pavyzdžiui, galvoju, kad ateityje, nu, gal nebus, kad išsiskirsiu, sakysiu, na, tu man čia nerodai pagarbos. Bet aš manau, kad išpasakot tipo, visą situaciją, bendrą vaizdą iš savo perspektyvos, kad paskui nebūtų, kad žmonės tiesiog susidaro nuomonę girdėdami paskalas. Bet, yra, žinai, vėlgi kitas dalykas, grįžkime prie to paties, ką kalbėjom prieš tai, kaip tu sakai, nu, tipo, internetą plėtkas, ne, jisai pats parašė, bet ten, bibi, žinai, iš tikrųjų, nu, kiek jisai, pavyzdžiui, teisybė parašė. Tai čia vėl, žinai, atsiranda toksai, nu, kiekvienas turi turbūt atras, pagal ką jo čia, žinai, vertinti. Tu niekada nežinosi gyvenime, kai du žmonės pasako skirtingus dalykus, kuris meluoja, kol neįrodys. Bet viskas, ką tu gali padaryti, išklausyti vieno žmogaus istoriją, išklausyti kito žmogaus istoriją ir tada racionaliai savo pačiam įsivertinti, kas skamba logiškiau. Pasidaryti pats savo išvadas. On to the next one. Nu gerai, aš nežinau, kas šitą permuš dabar, nes aš dabar Rolandas Paksas bus, blėt, pagal tavo tendencijas. Tai čia realiai tik tai jaučiu ir buvo, du iš naujo. Tai tu kažką dar apie šitų dviejų. Davidai. Čia sumeskino. Jo, ir aš galiu tiesiog sakyti, ką aš... Ne, nu tai... Trauk, skaitom. Taigi pirkai maišelį su bitėm, blėt, išnaudoja. Kiek kainavo? Eurą PM9. O, blėt, pasiliek į stalį. Čia ta, kur dedi po orkai, tai grįžęs namie, kur jau netilpa po to mažus stalčiukų tokį. Dar buvo toks, kadangi, sakau, vėl buvo sunku surinkti... Supisai, ką tik žmogui visą žaidimą. Sunku surinkti ir... Čia buvo šiek tiek nuaidėjęs tas dalykas, nebuvo labai daug, bet Samoška XFB portalai. Jūs matėt, kad Samoška nekėlė video kelias dienas? Ai, kur nužudė jį. Facebook svetainės. Realiai žmogų. Žvakė. Ta prasme, kur viskas dingas be žinios. Kur man mokykloje ant langų dega žvakės jau tam sočinu. Belia, jo, jokinga. Samoška yra tas, kur tu, man atrodo, esi turėjęs bairį, kur sako, kur parašo visada į tos grupės, dingo vaikinas ir tas vaikinas parašo niekur, už kurva nedingo. Jo, turėjau tokį priminį. Taip. Man labai patinka, esu matęs tikrai ne vieną tokį, kur parašai, išėjo su mėlynas triukė, dabar su raudonu. Tai čia Samoška, ką jūs kurvas kėdėte? Aš tiesiog video, jos ant tiek, ta prasme, pratė, kad aš kiekvieną dieną keliu video ir man tiesiog ten intiko, blėt, nebuvo. Tiesiog komplikacijų kelionė, ta prasme, baugioje aš prieš. O ten jau pačiu portalai renkasi, sen peitina jie baisiai. Jo. Tiesiog ant melo realiai. Ir čia vėl tu taip manipuliuoji, nu gerai, ten mama, tai žino, kad jis turbūt nemėly, bet ten koks pusbrolis stato, žinai. Šlapė sėdė, nulaukia, delnai šlapiais. Tai labai įdomu. Bet šiaip dažnai ten laidoju, kelis kartus prieš tą kelionę, man atrodo, 3 kartus. Jo, realiai buvo 3 kartus, man atrodo. Tarpsime, 2 tai tikrai, dėl 3 nežinau. Palaidoje buvo, kad vėl būtų žiauriai, jeigu vieną dieną, gink dieve, aišku, bet netyčia netektumėm ir sen 3 savaitės niekas netiki. Jo, čia kur tas jo, kur būna, žinai, pisnė, ir paskui iš tikrųjų. Ne, negali būti, sen. Ne, tu, ble. Jo, iš karto atsikelia, nu kon jūs, ble. Ne, Samoška, aš nuoširdžiai tikiu, aš žinai, ko tikiu, bet meilė netikiu, bet Samoška tikiu, ne. Kad bus prezidentas. Aš žinai, ko tikiu, kad jisai nahui nemirs niekada, blėt, kad jis iki 96 metų, blėt, pisų mašiną, kuri tuoj sulūž ir niekada nesulūžta. Jo, kuris važiuos su mašina, tiek pat, kiek jam metų ir tai mašinai bus. Jo. Aš tuo metu. Vis sensta mašina, blėt, geras. Jo, man patinka Samoškinis. Jūs šiaip esat dar atradę, girdėję arba atsimenat kažkokių melagingų straipsnių, kažkokių, kur labai apipisto. Nes buvo, čia vėlgi, ką aš pasaulyje kažkada buvo vienas portalas pasigavęs, kad Vladas Garastas mirė, ten legendinis Žalgirio treneris ir taip toliau. Ir po to rašo iš Baiskainius skebro, nemirė. Jis gyvas, kodėl jis įlaidė. Kaip kyla tie dalykai, man įdomu. Žinai,
tai aišku, vėl gal interneto plėtkas kažkur nueina, žinai, kažkas, žurnalistas, o žiūrėk, čia jaučiu, ir to, ir aš. Jeigu apie jūs išeitų toks pavyzdžiui, Kad mirėm? Tarkim, mirėt, ar jūs iš karto parašytumėt, ar nebūtų tokius biškiai įdomu, kaip jūs reaguosit? Na? Palauk, dar toksai, kur... Aš... Tu tai seniai mirtum savaitės ribos įpysęs, kad 2 valandų epizodą. Pagaliau, nahui. Pagaliau turim kurvą. Aš 100%. Ne, aš tai aišku pasakyčiau artimėjim, kad tipo chill ir palaukim, pažiūrim. Pažiūrėt mane. Ką rašys, žinai, ar rašys, kad gaidys, ar, šiaip normalus buvo. Blet, jeigu po to mirties šitų gaidys. Tada jau, seniai gyvas aš. Kai baigit, kur nerašykit. Viskas gerai, blet, ne gaidys gyvas, kur. Močiutė, aš ant Velykų grįžtu. Nerašyt taip. Aš tai palaukčiau šiaip. Manau, įdomu, tipo, man šiaip debiliškai aiškiai mintis, bet aš jaučiu, yra irgi žmonių, kas iš auditorijos bus pagalvoja. Tipo, būtų visai prikolas pamatyti, kai tu numiršti, kaip žmonės šiaip reaguoja. Nu, tai, žinai, kur kažkaip pakilti ir toksai matyti, kas ten verkia, kas žvengia, kas džiaugia. Kliumas rekomendavęs filmą yra Ghost Story, man atrodo. Ne Ghost Stories, o Ghost Story. Grinai, tai nėra siaubo filmas, ten grinai apie tai, kaip atrodo gyvenimas, tiesiog kai tave žmogus nevyra, tu gali taip iš šono žiūri ir tiesiog... Keišiausia tas, kad tiesiog viskas toliau važiuoja, tiesiog tavo artimiai liūdnesni negu visada, žinai, bet jie toliau daro tos pačius dalykus, toliau taip pat gaminas valgy, taip pat važiuoja į darbą, žinai. Tai va, Ghost Story, tarp kitko gerą filmą prisiminiau, galvoju, parekomenduosiu. Čia yra kažkur Netflix ar šiaip, ar reikia... Ne, reikia vokti, aš rusiškai tokį turiu puslapį. Sen man su vagystėm sekės, tai aš galėsiu. Aš nežinau, ar tu žinai, aš šitą iškirpsiu, bet aš vatnikas, blėt. Nežinau šitą, taigi mes vakar normaliai pašnekėjom. Girdi, kūro, baig. Aš seniai visą laiką, aš jeigu, sakau, perklausau rusišką dainą, pervedu 5 eurus Ukrainai, kad nesijaučiau kaltas. Bet klauso, tipo, ne? Aš? Nu Seni. Tai nesakyk. Jeigu išgeręs vairuoju. Ai, tai tikrai tada. Ne, aš pasigavau dabar senas lietuviškas dainas, kai šeštajam bėgo, tai aš dainavau juoda tavo ranka. Ir tada vaiką nachai sintai. Čia ikoniška. Tu esi labai sportiškas chronius. Ne, tuo metu, kai vaikas siunčiau, grojau vidurį žemėną prie vandenėlą. Labai gerai. Ar leidai? Labai gerai. Jo. Šokoladas, aš šalia. Gerai, kai šito nežinosit tikrai, bet galim pasijuokti tada iš mano nemokšiškumo. No. Aš užrašęs Goda Alieva, Rolandas Alievas ir Šarūnas Masikevičius. Šarūnas Jasikevičius. Blet, seniai, tokius esi. Love Triangle buvo. Bet tokius Bet kaip tu, pavyzdžiui, žiūrėjai rimtai dabar, kaip, geriau man papasako, kaip vyko researchas visų. Nu kaip tu, pavyzdžiui... Aš iš galvos, ką atsiminiau, kas maždaug prieš 20 metų buvo. O tai, pavyzdžiui, ten 25 negalėjai pagalvoti, kas buvo? Arba 24? Ne, tai reikėjo parašyti, senis. Dėjus parašo, taip, Klemenso ir Čerčilio nesutarimas 39 metais. Ką manot, sakykit? O kaip jum, pavyzdžiui, kad Prancūzija Lenkijai nepadėjo? Jo. Senis, tu dar... Jo, žiūrėk, jau jisai kito ant viršaus antrą lūpų, nes ten jau bybis, skaityk, kas ten parašyt. Gerai. Ne, čia aš užrašęs Deividas Vizgirda X dviratininkai. Bet... Senis Čiuvas nori dar pabyfinti, užsirašė pats kurų. Tai aš nežinau, ką mes pirmoji dalyje apšnekėsim ir po to kartuosim antrą kartą. Tai mes jau apšnekėjom. Ble, šiaip tobulas. Šiaip ahujenai čia yra. Turim Rokas Jan X Vičiūnai. Kas čia? Aš tai čia nežinau. Ble, aš taip nieko nežinau. Nu jo. Aš nieko taip nežinau. Tai tiesiog buvo nuvarė į privatą, padainavo ir paskui Vičiūnai įsikėlė fotkės, kur Rokas Jan dainuoja ir tada visi supuolė, kad jis dirba su Rus. Nu, su įmonė, kuri dirba su Rus. Su Ruskiais. Tai čia yra visa ta istorija. Ir paskui Vičiūnai išsiėmė tą nuotrauką ir viskas. Bet man, pavyzdžiui, aš kai išėjo šitas skandalas, aš pagalvoju, tipo, nu, blet, aš norėčiau savo PR įmonę turėti. Nėra, kad čia yra, tipo, jeigu nuo širdžiai, pavyzdžiui, buvo, kad Rokas Jan tiesiog, nu, aš tikiu, kad gali būti, kad gal tu nežinojai, kur tu važiuoji, žinai, tipo. Yeah. Tai tu tiesiog pasiemi babkės, kurias užsidirbai tam, pervedi Ukrainai, parašai, kad aš atsiprašau, karočią, aš atvažiuoju, nežinau, kur važiuoju ir kitą kartą, kai važiuoji, geriau pasižiūri, kur važiuoji. Blet, čia labai... Net jeigu... Čia aš manau, kad yra logiška ir normalu ir racionalu. Net jeigu čia gali padaryti, net jeigu žinoj, kur tu važiuoji, tu vis tiek galėjai tai padaryti ir sakyti, nežinau, kur aš važiuoju. Taip, bet ne, matai, va dėl to, kad tu urodas esi, blėt. Turi būti intencija gera, blėt, irgi, nu, tipo, intencijos niekada žmogaus negali, blėt, Davidai, kur tau reikia? Ne, Deivis yra verslininkas, aš tau pasakysiu, Deivis yra verslininkas, to jo klausyk, žinau, padės į aukštą. Ne, jis yra beširdis. Aš neversinikas. Aš manau, kad reikia šitą, žinai, bet o nebuvo, kad... Aš blėtai pagirt, bandau, ačiū, sakyk, kur. Man versininkas, aš neversininkas. Aš turgui dirbu, blėt. Aš Vizgirda. O su Roku Jan nebuvo, kad jisai sakė, kad, tipo, kad aš nieko blogo nepadariau?
Nemačiau nieko. Aš nežinau, aš negaliu sakyti. Aš tik žinau, kad jisai buvo sugrojęs Vičiūnų, karočiui, šitam. Privatę ir idėjo. Aš tai nežinau, jeigu mane privatų siūlo, aš visada... Pasiklausti, ne? Blėt, paklausiu. Jūs dirbat su rusais, man skys, ne. Ir vis, tipo, ai, tai gerai. Ne, tipo, pasitikrinį maždaug žiūri. Apie privatus kalbant, gal nori papasakoti. Apie privatą gerą. Priminiai. Ja. Važiavau. Blet, praeitą savaitę... Susileidus jau sėdė. Nu, pasako, kad praeitą savaitę Pasakok. privačiam renginiai buvau. Lazdėjuose, 30 metį. Ir susitarėm dėl kainos, dėl visko. Sako, šitą Deivi, sako, pas mus kosmonautų tema bus. Gerai, parašau, tiksiu. Mirksniukas. Ir sako, tai ne tik dėl to, ne dėl to, kad tu kaušas, šiaip dar sako, nerašy taip, sako, aš noriu tau kosmonauto, tipo, kad tu kosmonauto outfitą užsidėtum. Sako, nu aš nepirksiu kosmonauto, aš tau nupirksiu. Nu, blemo, galvoju, nu gerai, galvoju, pinigai nesmirti, žinai. Nebent rusų ir kitų blogų žmonių. Kad netas nebešauktų jau. Ir šiaip visi smirdi. Ir tas vaikas. Dabar vardina, kad... Ir tas 10-metis vaikas, zaibiais, įvažiuok mane nahui kitą kartą. Viskas gerai su to paspirtuku, aš tau dar pitaką duosiu. Ne pinigų, o taip. Gerai. Jo, toliau sakyk kamerą, kad vaikui duosi, karoči. Kosmonautas jo tęsia. Sakau, gerai. Ir kelias dienas prieš pago blemba, aš neturiu teisų, aš neturiu kaip nuvažiuosi tos Lazdijus. Aš prašiau, žiūrėkite, nieko prieš, jeigu aš apšalinti komiką su savim atsivešiu dar tipo. Tai gerai, bet ir jam tada kosmonautų. Gerai, sakau. Ir parašo man dieną prieš renginį, Davidai, ir aš gal blemba, gal cancelins arba dar kažką, į toks dalykas. Sakau, taip, klausau. Neturim to apšilančiam viso kosmonauto. Savo tik kelnes turim. Gerai, viskas gerai. Atvažiuojam į Lazdijus, į viešbutį tam. Žiūriu ir mes su kolega atvažiuojam ir kolega Saulius sako, blemba, nežinau, ar čia mes gerai vietai. Ir matau, iš viešbučio 4 kosmonautai išeina, rūko, sko, mes čia. Mes čia. Tavarsime, 4, kaip neoninis kamuolys apsirengė, žinai, bet ten jau rūko. O tipo, šiaip, sorry, pertrauksiu, lėvi kostiumai, ar tokie, nu, tipo, ne, kur... Gerai atrodo, šiaip proper, ar tokie, kur žinai, kur būna mafijos tema ir suskrybėlė, tiesiog bičias į pirtį ateina, žinai, kur būna tas... Gerai atrodo, jeigu aš siunčiau hebrai video, jeigu atrasiu, galėsim uždėti YouTube kanalą. Okay. Gerai, ir man ten tokius akinukus davė. Šiaip, aš kaip musė atrodžiau, tiesą sakant. Ir kakta dar didesnė. Prašau surast tada tą video. Dabar labai reikia jau. Ir galvoju, gerai, jam, tipo, viską tie jau, o, kur, čia pas mus. Sakau, taip. A ne? Viskas, bet faini bernai, hebra, tikrai, viskas faina. Atvariau, susitikau, sako, gerai, tai sako, jums yra kambarys, persirinkit, tipo, gerai. Ir jau buvo po 8:20 mes atvažiavam, gimtainis nuo 7 prasideda, 8:30 mums pasirodyti reikia. Tai aš taip ateinu, pristatau apšilantį, pasirodo ten 10 minučių apšilantis ir aš ten 3 minučių dar pabūnu. Ir gerai, sakau, tai kaip mums čia įeit, sakau, pakviesit, ne? Sako, žiūrėk, mes sugom, sako, jūs eisit į liftą ir liftas iš abiejų pusių atsidaro. Tai sako, jūs eisit į liftą, paspausit 2 ir atsidarys kitos durys. Ir tada įeisit ir sako, kai jūs įeisit, pis dūmai ir kosmonautų muzika. Ok, sakau. Ir aš... O kokia yra kosmonautų muzika? Juda tavo rankos. Neatsimenu, bet ir aš toks debilas buvau. O tai sakau, man tą liftą įeit su 2 aukštas spaud, mes esam 2 aukštą, sakau. Sako, tai taip, bet kitos durys atsidarys. Aš persirengiu prie to, gerai, bet 2:30, gerai, galvoju, plėt, jau tu eit, ką aš čia dar žiūriu, ką žaris, gerai, sakau, Sauliuk, einam, viskas. Ir lauk, ir žinai, atėjom 2 minutės prieš mum išeinant ir aš tiesiog 2 minutės mes lifte stovim. Ir toks, galim spaust? Ne, aš parašiau ant lygiai, laukiam. A gal po visko kebabų? Jie labai romantiniai. Noriu priminti jūsų kostiumais, kosmonautų. Mes stovim, jie su sidabriniais kosmonautų kostiumais
liftas sidabrinis, mes chameleonai. Ir mes gerai, 8:30, sakau, ir dabar 3, 2, 1. Atidarau, kurva, ne tas duris. Aš galo atidariau, plėtus galvoju. Kur, gerai, per naujo. 3, 2, 1, atidarom, išeina mes, žmonės prie stalo sėdi, tokie atsisuka, išeina mes, po 3 sekundžių dūmai, po 5 muzika. Ir, bet čia nesusinchronizuojasi, nes iš esmės, vėlgi, aš nenoriu stumti ant jų, čia mano kaltė yra, nes aš darau liftą ir ne tos durys, blėt, atidarau, čia ne dėl jų, čia dėl manęs vis. Ir šiaip susinchronizuoti labai sunku, pasakiau tokį žodį, labai sunku yra tokius dalykus, bent man taip atrodo. Ir tipo, bet hebra, viską, aš atėjau, pasakiau tą bairisko, kur atvarau 4 kosmonautai, rūko jau, žvengia, viskas zaibys. Gerai, pakviesiu Sauliukas, pakviečiu apšinantį. Atvarė. Jis irgi ten pirmą sakinį pasakė apie juos, jie pažvengė viskas ir tada prasidėjo barį. O baris pasako privačiam vakarėlė, plus kai jau būna šiek tiek išgėrę žmonės, jie nebuvo ten pripysę dar kažką, tiesiog išgėrė. Taip pat kaip pas mus hebrai būtų, tai leiskim, ten po 1,5 valandos, žinai. Ir tu nelabai nori tų barių klausytis privačiam baliui. Ir aš nekaltinu tų žmonių, kurie iškviečia tave. Jie pasijuok nori vis tiek, bet jie galvoja, kad jie nori bairių, bet jie iš tikrųjų nori, kad tu su jais bendrautum ir kartu juoktumės. O ne dabar, aš sėdžiu, čia suprantamas dalykas, aš sėdžiu, pjaustau vištieną, žinai, kubą ten geriu kokią, ir aš dabar klausysiu, kaip man ten su panom nesiseka, arba kaip mano močiutė veipina, žinai, ten taip, nesiklausysiu tokių dalykų. Ir aš lipo Sauliukas ir apšilantis ir pradėjau tos bairius sakyti, ir jam, neina. Ir kažkas buvo, jis ten vieną jokelį apie vardus turėjo ir ten jie pradėjo žvengti. Hebra jau iš jo pizdavotis pradėjo. Ir jie, nes tas apšilantis kažką pasako, jie pasako, ir Sauliukas su mikrafu, jie kažkaip dar garsiau pasako, negu kad su mikrafu būtų. Ir jie žvengia. Ir kas svarbiausia, ir aš galvoju, blėt, Sauliukas vargšas, bet jie žiauriai juokingai. Ta prasme, aš į sieną stoviu, aš žvengiu. Ir jie žiauriai. Ir Sauliukas toks, praėjo gal kokią, neskaičiavau chronometro, nuėjęs nebuvau, tai čia apytiksliai maždaug, bet apytiksliai. 1,5 minutės jis nešnekėjo. Tiesiog hebra kalbėjo apie ir žvengė. Ir Sauliukas per sieną, kiti žmonės manęs nemato, bet Sauliukas mane mato. Jis atsisuko į mane ir tokius nukučių, lyg aš daryčiau valgyti ir mano šuo sakytų, o man. Ir išgelbėk mane, ne? Ir aš šodu, taip, kad, taip, all good. Ir jis, tai gerai, paskutinį juokingesnį kurvą. Ir jis dar 2 minutės buvo ir jis praeidamas sako, norėjau pabaigai kažko geresnio, skojo, bet šitą pasirinkai. Ir po to išlipau aš ir aš irgi pasakiau porą... Ten buvo bičo gimtadienis, mane užsakė bičo žmona, ji pasakė apie bičą faktų man, tai mane šitas išgelbėjo, aš vėlgi sakau, nedeginu Sauliuko, kad nebuvo, kad jam blogai ar blogai sektus, nedeginu ir tų žmonių, nes jiem, zaibys ten šaika buvo, jie nieko blogo nepadarė, viskas gerai, sakau, privačiam gigė tai būna, kad tu su žmonėm turi juoktis kartu, nepasakot bairius. Ir man ta žmona buvo apie tą jubiliatininką pasakius dalykų. Tai aš į barius pridėjau ten tų faktų apie. Tai visiems patiko, juokės taip toliau. Kažkuriuo momentu jau ir man buvo pradėję. Tai realiai šiaip pakišai Sauliuk, kur būtum davęs Sauliukui bent porą faktų. Ai, nahui, paleidži man visos Sauliuk. Šiaip jo gali. Tai, blėt, Deivi, tai tu turėjai visus faktus. Bio, blėt, šiaip ilga programa, net nepasakiau visos. Aš galėjau to, blėt, duoti. Šiaip nepasakiau visus. Blėt, šitas podcastas bus... Aš nesusimaščiau. Demaskavom nebendžiau Vizgirdą, ble. Tai va, tai toks renginys. Čia vėlgi, čia nieko linkėjimai, hebra, jeigu žiūrėsit. Viso gero, ačiū, kad atėjot. Viso gero, ačiū. Labai. Tu su koža, tu nevairuok, jeigu tu čia pasiruošęs, tai ne, Markai. Gerai. Tai va, tai nėra čia stumimas senius, tiesiog faina istorija, viskas gerai, linkėjimai. Tomai su 30-mečiu, blėtas. Bet, tipo, nėra, kad, žinai, kai tau sako, man įdomu šiaip, sako, bus privatas ir tau reikės ten apsirengti, žinai, Karlsson, kur toksai
Ble, gal nevarau. Ai, ne, man tipo... Kokia, ne? O tau? Aš tai nedaryčiau taip. Okay. Nu, tipo, gerai pavardink kostiumus. Gerai, iš to eurų. O kokį kostiumą apsirengti? Kas jam, tu žinai, geriau, kas blogiausia? Kosmonautų, kaip kad man buvo. Kiek pinigų? Štuk. Blet, jeigu būtum pasakęs kokį 100 PM, aš jau būčiau rengęs. Ne, kosmonautas per ne. Ne, žinai, taip, aš... Priklauso, ką ten, va, kai kosmonautas man pasiūlė. Ne, nu jo, priklauso. Pasakė visą temą, man tai fanus skambėjo. Aš žinai, kada tik tai nesirengčiau, tipo, aš rengčiausi, jeigu yra bendras dress kodas, tipo, tematika, fine, tipo, okei. Sure. Bet aš nesirengčiau, jeigu nėra tematikos. Jeigu tai viena. Man tiesiog sako, sveikas, mums reikės, kad apsirengtumėt kaip Pepe Ilgakoinė. Jūs terkitės iš manęs. Tu galvoji, kad visi bus tokie, bet Jo, atvarai. ir aš ateinu mano vieną koinę, vieną kitą kitokią. Aš pisis žiūrėjau, tiesiog raudoną peruką karočią. Gerai, dabar turiu 5 minutės furistam papasakos karočią. Galiu vieną medinį ir atsiprašyti iš karto. Davai. Tu būtum Pepe kaklakoj. Atsiprašau. Geras. Negeras, seniai. Negeras. Ne. Aš tiesiog, man buvo... Tuo kaklu, seniai, aš suprantu, kai man parašo į Instagramo story, parašo žmogus, tipo, kurva, kaklas, tai jaučiu viršų šaltą. Aš suprantu, kad tu manęs nepažįsti. Aš suprantu, kad tu nežinai, kad aš girdėjau jau visus šitus. Apie kaklą. Ir kad, tipo, apie kaklą būna kartais pasako, ištraukiu kokį naują, tipo, žinai, kur aš galbūt negirdėjęs, dar būna, tipo, jokinga originalų. Bet, Davidai, tu pusę iš jų pats pasakęs. Aš nesididžiuoju, dėl to aš ir sakiau, aš pasakau ir atsiprašau. Man žiauri kuteno, čia nepasakyti, žinai. Ką, kaklą? Aš neturiu kaklo, žinai. Nėra. Tai tu tiek juokauji apie mano kaklą, nes pavydį? Taip, akivaizdžiai. Senė, aš viską, ką apie tave sakęs esu, viskas tik iš pavydo yra. Bet seniai, kad tu būtum kaip aš, tau užtektų būti tiesiog mandagiam vaikam. Pradėkim nuo to. Eik tu naktį vėl. Aš noriu, kad nebūtų įmanoma iškirpto fakto, kad Nes mes per pertrauką sako... pavojus visuomenė. Per pertrauką sako, ne, tai čia prasikarpysim, gal viską neprasikarpysim, ble, dabar... Nes jis kas 5 minutės ant timer ir toks, beje, kaip tu su to vaiku. Jo. Karočią, bus šneka Benji, šneka Zima, pradeda šnekėti, kad tas... Dar bus, jo. Tiesiog David thumbnailą net. Matas visą laiką petis, blėt, ir vieną ir pas Pas mane vieną. bus, jie šneka, tie šneka, Asian, go back to Asia. Davis taip montavimas vaizduoja. Ne, bus tai viskas gerai, žinai. Paliksiu tik tai to blogiausias vietas, o kas buvo juokinga išimsiu. Tiesiog bus 13 minučių, kur Deivis sako, kaip vaiko galvo paimu daužai žemę. Ir siūsiu ne YouTube į vaikų teisės. Na. Gerai. Dėl jam nieko nepadarė, aš tau pasakys taip. Neklausyk, ką ta kolega šneka tavo. Aš hateris esu sen. Tu žiūrėk mane kaip į haterį, Deivi. Tu būk savim. Na. Bet jis tai padarys stipriu. Kas nenužudo, padaro stipresniu. Yra toks, jeigu posakis, šitą išmok. Yra toks. Žinai, kaip yra tas posakis? Jo. Žinai, kaip yra posakis, kas tavęs nenužudo, padaro tave kitokiu. Žinai posakis. Nu, smagiai čia. Gerai sėdė. Tai fainai. Gerai, karočią, užsirėsė Atsiprašau. tas mūsų bazaras. Prijepinam čia apie šūdus, tokių nesąmonių, apie vaikų smurtavimą prieš vaikus, karočią, emocinį. Aš noriu, žiūrėkit, aš galiu pasakyti ir... Gal daug svečių užbaigti. Ne, aš Pasakyk jau. Ne, tu pasakyk. Nu gerai, bet turi būti juokinga, Davidai. Ne. Turi būti, ne. Nedai, Deivi, publika už žydrųjų ekranų. Negali siūs naktį dabar visų, jeigu pasiūsi naktį. Jo. Vaikai, Su paspirtukais. nu atsiprašau, ble. Nu gerai, bent jau pagaliau atsiprašė žmogus. Ačiū labai visiems, kad atėjot. Paplojam Davidui Benžiui, paplojam Davidui Vizgirdui. Pasiplokit patys savo. Ačiū labai. Ačiū visiems. Ačiū visiems, kad čia atėjot ir kaip ir kiekvieną kartą. Bazaras!